Sveiki sugrįžę po reklaminės pauzės, neprabėgo ir 2 metai. Metai prabėga su biškiu, pasirašiau tokių teiginių, žinai, įdomu. Teiginys numeris 1. Anksčiau sekmadienio šauk ir bėg buvo pasiruošimas big game'ui. Kada atėjau į bendruomenę, vis kažkaip būdavo tas sekmadienio žaidimas, bent jau komanda, labiau pasiruošimas dideliam žaidimui. Dideli žaidimai buvo jau tas kažkas tai tokio. Būdavo parimdavo hebra jau ir į poligoną įdomesnį, ir ten transporto bus, ir vis tiek jau ta militaristika, tos tokios jau kaip pratybos jau kažkokios tai būdavo. Ir į jas važiuodavo daugiau jau tos komandos. Mes, kai pradėjom žaisti, tai buvo 4,5 metų jau tam visam šatasviečiui. Jeigu mes sakom, kad standartiškai airsofteris per metus 2 metus pavargsta nuo tų paprastų pikšt-pokšt pasišaudimo žaidimų, tai ten jau buvo visa ta publika, jinai buvo praėjus ir buvo tokių jau kultinių, legendinių, didelių žaidimų, kaip Restore Hope'as pirmas jau buvo, jau mes kai pradėjom žaisti 9 metais, paskutinis Red Dragon Risingas buvo Yugoslav Wars visa serija, Balų pradėjo Banana Warsus, Kariauk LT darydavo Gears and Cities, būdavo daug tų žaidėjų, kurie važiuodavo jau tiesiog tik tai į didžiuosius žaidimus, kurie į savaitgalinius žaidimus nevažiuodavo, tų dar netgi savaitgalinių žaidimų, kaip ir tokių paprastų jų, ten, tarkim, Šiauliuose nelabai būdavo. Panevėžy, tai jeigu nebet Timas, tai situacija būtų visiškai nulinė, ne? Marijampolį nuimk Sūduvos Vilkus, ar ten kas nors be Sūduvos Vilkų būtų, nieko nebūtų ten. Klaipėdos kraštas buvo vienu metu turbūt pats stipriausias. O Vilniui buvo vienintelis Kariauk LT ir Vismaliukai. Jeigu tu juos nuimk ten... Ne, dabar pasiginčius. Žiūrėjau, poligonas ten. Aš kalbu apie 9 metus, 2009, ne 19, o 2009 metus. Buvo ten kažkas, gal Dažasvydžio centras darydavo kažkokią nuomą, bet to komercinio šatasvydžio atviro, viešo, kur tu galėtum eiti ir pažaisti, tai Kariauk LT. Paskui atsirado Bomberis, ne Bomberis, atsiprašau, Botanikas atsirado, Bomberis darydavo kitam rasų kalėjime. Tuo momentu tai buvo taip, kad turi važiuoti į big game'us, į paprastus žaidimus, taigi ten, Jėzus Marija, 70 žmonių susirinko, kai kameros atvažiavo, tai kosmosas buvo, tai 40 žmonių susirinko normalu, žinai, ir žaisdavom prie 40 žmonių. Aš šnekėjau su Vorbistu tada, Rakūnais, ir Vorbistas sako, mes nevažiuojame į Vismaliukus, mes važiuojam tik tai prašaudyti naujokus. Tai naujokam prasišaudyti ten yra gerai, bet iš tikrųjų sakydavo jau irgi, kad ne, važiuok būtinai Sun City, važiuok ten Red Dragon Risingas, ten tuo metu dar kažkas, tie didieji žaidimai, ten 235 kažkas tai. Ir tu žinai, kad tu gausi kažkokią išskirtinę patirtį, vienas žaidėjas, X-as, vienu metu visi jam už akių taip baksnuodavo ir sako, kaip galima būt, kad važiuoti tik tai į sekmadieninius žaidimus, kad nevažiuoti į big game'us, kad jisai, nei vienam big game'e nėra dalyvavęs. Kažkoks tai toks unikumas, kad nedalyvavo. Paskui kažkaip praėjo ten 3-4 metai, kiek ir mes turėjom tą diskusiją, o kodėl žmonės nevažiuoja į big game'us. Nes aš kur lenkiu, kad tarkim 14 kokie metai, ar kokie 20 turbūt, nuo 2014 iki 2020, buvo tas, kad sekmadienį tu važiuoji grinai su hebra susižaist, bet tikslas vis tiek buvo galutinis, tarkim, kažkoks big game'as. Bent jau man tai teko papult, kad buvo daug komandų, irgi kaip ir sakėjai, kad ateina prasišaudyti naujokus, tarsi, kad susižaist ir važiuoja į tas, ten būdavo Botanikas vieną savaitgalį, kitą savaitgalį ten Kariauk LT, kitą savaitgalį ten, net nežinau, nors Kaune, dar kažkur. Tie big game'ai buvo kažkas, wow. Nevažiuoti big game'ą, nežinau, čia tas pats kaip žaisti krepšinį aikštelėje prie namų ir neįt žaisti krepšinio aikštelę ar krepšinio areną, ar nevažiuoti į turnyrą, nežaisti prieš kitas komandas. Kaip sakė mūsų LŠF buvęs prezidentas, nigdy taip nebuvo, kad savaitgalį 4 žaidimai, tarkim, kaip dabar. Mes anksčiau atrodo, kad žaisdavom tam, kad varyt pasiruošus big game'ui, kai dabar mums mes jau atrodo liktai visi žaidėjai gauna tą sekmadienį kažkur pas kažką nuvažiavę iš 4, jau visą tą kaifą ir jau kaip ir nėra tikslo jau ten važiuoti tam 2 dienom, nes man nepatogu ir taip toliau. Keičiasi mūsų tą kultūrą pabiškai, kiek supratau. Olego epizodą mes kai turėjom, Olegas kai sakė, jisai, kad kiekviena atėjusi komanda, čia kaip ir garbės reikalas buvo prisistatyti, padarant žaidimą. Kai tau yra garbės reikalas, tu darydavai tokius žaidimus, ten kiekvienas žaidimas turėdavo kažkokią tai super mechaniką, tarkim.
kažkokią įdomų cinkelį, akcentą, kuris tu nuvažiavęs į big game'ą, tu atrasdavai, kaip pas Olegą Ignaliną nuvažiavai ir ten už 10 litų žaidimas tau dar davęs ribos po žaidimo, bet tu atvažiavai ten sienos, muzika, ten išlenda kažkokie tai, žinai, monstrai, scenarijus su užuominom, kažkokiom pusiau pabėgimų kambarys, tu šturmuoji tą pastatą, įdomiai sugalvotas pusių balansas, visas padarytas, tu atvažiavai į kitą žaidimą toj pačioj vietoj, o ten jau hebra su tentais atitvėrė tau viskas kitaip ir tu matai, kad įdėta meilės yra. Ne tai, kad atbėga divajus iš tos pusės, mes iš tos pusės, ten važiuojam, bet tikrai stengdavosi ir tie big game'ai tai būdavo, tu negali pavadinti to big game'u, kaip dabar, žinai, tu atvažiuoji ten kažkokį big game'ą, tarkim, kuris vadina save big game'u, arba kaip mes pervadinam dabar, nes sako, tai žiūrėk, 100 PM žmonių mes tikimės bus 2 PM, tai čia jau automatiškai big game'as. Bet tas savaitgalinis gali surinkti 250, o big game'as gali 100 nesurinkti. Tai pervadinom šatai tuos ypatingus renginius. Tam, kad tu kažką tai gausi kažkokią unikalią tikrai patirtį, kurios tu negausi standartiniam, paprastam, skirmišiniam žaidime. Vis tiek tas big game'as generuoja bendruomenę, aš kiek įtariu, nes vis tiek bendravimas eina pagrindė didžiausia turbūt tarp žaidėjų, kurie vienas kitą nepažįsta, žaidžiant didelėse žaidimuose, kada tu turi ir pavalgyti kartu, ir prie laužo pasėdėti kartu, ir netgi pamiegoti palapinėj kartu. Ir dėl to yra svarbu tas didelis žaidimas nuvažiuoti, nes dažniausiai sutinki ir draugų, ir kažkokią komandą susipažįsti ir dar kažkas. Iš dalies nesutiksiu. Iššūkis. Išgyvenimas tave padaro brolių, sesę. Mes turėjom Lvive tą ale 8 legioną, atėjo piloto Hebra Medhoundą, jis sako, mes norim kažkokios special užduoties, ten kaip visą laiką, kaip teisinga, kaip mes skatinam daryti. Ir mes su jais buvom sutarę, kad jie bus ministrai. Ir tuo pačiu ten prezidentas, reikėjo prezidento, išlindo Don Baronas, sako, aš noriu būti prezidentu. Jūs ministrai, viskas gerai, ministrų kabinetas, bet prezidentas bus Don Baronas. Sako, ne pati geriausia kandidatūra, ne labai ten mes norėtumėm, ten ta prasme ne pats maloniausias dalykas dirbti kartu, bet mes, valio, žinai, žaidimas yra, larpas, ten prasimam, prasižiūrim. Ir tu žiūrėk, iki kokio lygio jie tenai suaugo vienas kitą, jiegi sveikino su gimtadieniais, ten viešai gyrė vienas kitą, kokie nuostabūs žmonės yra. Viskas dėl ko? Dėl to, kad jie išgyveno tą. Kai tau yra didesnis žaidimas ir daugiau iššūkių yra, tu stipriau susiklijuoji. Dabar publika jinai nebendraujanti. Pietų pertrauką galbūt galėtų šitą išnaudoti, nes kaip aš pasakojau ne kartą irgi, kas būdavo tada, tu atvažiuoji vis maliukus, tu praeini iki registracijos, bet kokiam žaidime tu praeini iki registracijos, tu eini valandą pusantros. Tu visada pasisveikinsi su vienu, su kitu, su trečiu, ketvirtą ten pažiūrėsi, o ką tu čia turi, žinai, o kas tu toks, iš kur tu čia, žinai, atėjai, jau tu turi savo ten įrangą, tu žinai, čia kam, o tu tyčia nusipirkai, vidurius keitėjai, o tu tikrai nori būti snaiperiu. Tu žinai, kiek tai kainuoja. Ten visokius tokius praeini, prasišneki, prasižiūri ir visi va čia būsimas, galbūt bendruomenės narys, gal tavo draugas. Ir sakau, iki to taško, kur kažkuriuo momentu mes atvažiavom į Santa Klausą, atsimenu, išlipom, ir ten pilna baisių akių, kurie ten, žinai, žiūri tau šonu tik tai į tave ir atlėkė anarchistai, man rodos, ar vilkai, ar anarchistai, pažįstami veidai, labo dieną, žinai, kas čia vyksta, mes atvažiavom, nesuprantam, kas čia vyksta. Bet tas bendravimas, jisai vykdavo tenais irgi, nes tu atvažiuodavo į ramiai, dabar tik tai tie, kas baigėsi žaidimas, dar nesibaigė žaidimas, daug kas susipakavo, išvažiavo jau. Bent jau kiek teko tokius 2-3 žaidimus, kur buvo pertraukas, tai vis tiek jie grupeliam. Gal kažką persimetė su kažkokiu žmogum, dar kažkur ten pasaloj sėdėjai, gal kartu, kažkokiais 2 žodžiais persimetė. O po to vis tiek prie savų eini, vienas jau beveik nevažiuoja. Nebent jeigu tu tikrai tas esi entuziastas, kuris vienas važiuoja, tada jau taip didesnė. Bet jeigu tu važiuoji, tarkim, su komanda, kaip aš dažniausiai savo nariais kažkokiais keliais, tai viskas tarpusavį ir bendraujam. Jeigu mes imame tai, kad big game'as turi būti ilgesnis žaidimas ir tu turėtum turėti pasiruošimą, jis turėtų prasidėti prieš ir tu turėtumės ruoštis prieš, reiškia, tu esi įmestas į kažkokią grupę irgi komandos greičiausiai tavo, tai pavadinkim, frakcija, factionui, neužteks tavo 3 žmonių komandos, 5 stalas ir tave prijungs prie kažko kito ir tu nenori turėsi pabendrauti tarpusavį ir tada jau atsiras tas ryšys, tu pamatysi, kad tam visam šatasvidį ir be tavęs yra labai fainų žmonių,
tas vat laiko tarpas gal per prievartą įmeta, nes taip tai, kai tave įmeta, nu tai ką ten, žinai, kažkokiam žaidime. Kažkas tai mes prie kažko tai, kažkas išėjo į savo radio kanalą, išlėkė vykdyti savo užduočių, kažkur atlėkė vėl, dingo vėl ten tas, visi su kaukėm nieko nepažįsti, į akių nesimato, žinai, nematai emocijų, kaukės akis, nematai jokių emocijų, robotai laksto, tai taip. Tai. Yra dabar daug problemų. LARPą išskyriau 3. Tai pirma problema - nežinojimas, kas yra LARPas. Ir man labai patiko epizodė, žiūrėjau, berods antras epizodas Legendų su Balu, kur Balu ir sako, tai Airsoftas ir yra LARPas. Ne. Bet jis taip pasakė, man visai patiko jo mintis. Na tai aš ateinu iš RPGistų, tai Pencil ant pento stalo, mūsų epizodė mes ten tada apie LARPą šnekėjom, kad tai yra lauko žaidynės buvo vadinamos ir buvo bandoma perkelti į tikrai realų pasaulį. Tam, kad įvyktų LARPas, tu turi turėti personažą. Taip. Ir kitaip nebus. Man žiauriai patiko, dabar vat, mes šnekėjom per vieną renginį su žmogum, kuris važiuos į metro. Jisai sako, jūs va čia vat, galvoti, jūs čia LARPeriai. Metro reikia susigalvoti kažkokią tai paslaptį, trūkumą, tą disą vadinamąjį. Tai yra tavo veikėjo personažo vystymas. Taip. Ir man žiauriai tas dalykas patiko, mes ateinam iki to, kad tu turi apsiginti savo personažą, pateikti, nes tam Pencil ant pen RPG, tu vis tiek esminis dalykas, tu skaičiukus susidėlioji, kaip susidėlioji, ten išsimeti, kaip išsimeti. Bet tu turi pateikti, kas tu toks esi tam pasaulyje. Ir kad tu galėtum pasakyti, kas tu toks esi, tu turi žinoti, koks tas yra pasaulis. Gerą pavyzdį galiu pateikti, žiūrėjau vieną dokumentiką apie rekonstruktorius. Civilinio karo Amerikos rekonstruktorius. Ir ten jie rekonstruoja kažkokį tai mūšį ir eina ten kareivukai, jie ten tarkim šaudas, yra paprasti, o kitas eina ten užsilenkęs pirštą kažkokį tai. Ir sako, jie rekonstruoja konfederatų karį. O aš rekonstruoju šiuo momentu seržantas Džonas Makleinas, kuris ten kilęs iš to augo to fermerio šeima, jis ten ėjo, jį pašovė ten ir ten, tokio mūšio metu, jeigu mes rekonstruotumėm tokį mūšį, tai aš būčiau su pirštu, dabar aš čia specialiai pasidaręs tokį protezą esu, nes jis žuvo ten tokio mūšio metu, įpusėjus mūšiui, jis jau visą tą istoriją, to kažkokio Džono Makleino susirinkęs, visą tą ekipuotę, ginkluotę, viską priklausomai nuo to mūšio, kurį jie rekonstruoja, jis pagal tai reaguoja netgi, ar turėjo pirštą, ar dar pirštas nebuvo nušaltas iki to, gal tas kaip tik to mūšio metu buvo nušaltas jam pirštas ir jis nusiims tuo momentu. Jeigu kitas, jis tiesiog eina kaip kareivukas ir jisai krenta tuo metu, kai jam baigėsi amunicija. Rekonstrukcija, kariai žūsta tada, kai baigėsi jo amunicija. Šatasvidis, jeigu tai yra milsimas, tu atidirbinėjai kažkokią tai profesiją. Tu gali būti kulkosvaidininkas, pėstininkas, tu gali ten būti kažkokios kariuomenės skyriaus vadas, būrio vadas, kulkosvaidininkas, medikas ten tarkim. Dabar GTA 5, žinau, ar patys serveriai, kur tu ateini, dirbi ten policininkų, dirbi ten kažkokį ten medikų dirbi, arba tu galėjai žaisti GTA 5 ir tiesiog pagal mechaniką tenais važiuoti. Tai kai tu ne roleplayingą žaidi, kas tai bebūtų, ar Warcraftas, ar kitas, tai tu žaidi kaip šatasvidį. O RP jau tada tu nueini ir tu žiūri, žmogus eina, paladinas velkasi arklį. O kodėl eini, o nejoja ant to arklio? Nes arklys kojos įžeidė, nes jis ten nukrito. Žinai, tokios mechanikos nėra ir tau metagameris sėdi ir sako, tu durnas, nėra tokios mechanikos, kad arklys arba jis negyvas, arba jis gyvas. Žinai. Kodėl įvardėjau tai kaip problemą, nes, tarkim, daugelis žaidimų, tarkim, imkite ir Legion Étranger, tarkim, žmonės atvažiuoja ir sako, kad čia, ale LARPo nėra, bet to LARPo yra, tarkim, yra tas LARPinės pusė, bet nebūtinai. Kartais ir pats žaidėjas, nežinodamas, kad jis atlarpina gerai. Tarkim, jį sužeidžia, kviečia mediką ir vaidina skausmą. Čia jau kaip yra vaidyba. Yra vaidyba, bet nebūtinai LARPas. Bet jau į tą pusę linkstam. Mes kaip pavyzdį imam visą laiką tos didesnius žaidimus. Tarkim, užsienio ten Border Wars. Ir, tarkim, tas pats Bergetas. Tai Bergetė irgi yra LARPinės pusės.
ir Border Warsas yra larpiniai miesteliai, kur vyksta kažkokie larpiniai ir viskas yra ok, ir ta prasme žmonės supranta ir visa kita, o pas mus biškai jau prasideda demonizavimas to larpo. Ir kai pastebiu, žmonės sako, ne, mes čia tik tai milsimą žaidžiam čia su savo larpais, tai jūs eikit ten toliau ir taip toliau. Tas demonizavimas dar prasidėjo dėl to, kad kai kuriems atrodo, kad larpas tai yra, kaip ir sakiau jau prieš tai, tau snorkai ir zombiai. Turi būti būtinai kažkokios iš fantastikos ryties, žinai, kažkas, kas negali būti realiam pasauliu ir taip toliau. Nes vis tiek larpas yra tas kaip ir Varsime, irgi yra tas larpas kaimiečiai, tie visi ir taip toliau. Tai tiesiog žmonės galvoja, kad čia nebe larpas, o čia yra jau milsimas. Arba net nežinau, kaip pasakyti, ką jie galvoja apie, tarkim, kodėl Stalkeris yra larpas, o, pavyzdžiui, Legion Étranger nebėra larpa. Arba tam pačiam Bergete, kad nėra larpo. Kažkiek tokie pasakymai visi išlenda, žinai, bet įdomu, kodėl tas demonizavimas prasidėjo ir matau tą problemą, kad žmonės nesupranta, kad, pavyzdžiui, yra galima paprastą geimą irgi žaisti, bet sukurti savo personažą ir jį žaisti. Taip tam pačiam, sakau, Legion Étranger, tai įsivaizduoju, kad ir Bergete, nors nesu buvęs, bet mačiau video, tam ir buvo Border Wars video, kur yra keli kaimai, man atrodo, netgi 3, ir jie žaidžia galbūt šiek tiek atskiria nuo tų pagrindinių frakcijų, kurios yra ten 2 ar 3 pusės, bet jie vis tiek žaidžia tą savo. Ir tie žmonės, kurie žaidžia tose frakcijos, irgi eina į miestą ir jau gali įsitraukti tą larpą, jeigu nori, aišku. Mes, kai buvom Border Wars'ose, nebuvo 3 kaimų. Negaliu pasakyti, kad jie bus ten 2 ar kažkas. Tai buvo vienas kaimas. Buvo larperių miestelis, lygiai taip pat yra Bergete viena pusė, kur yra larperiai. Dėl to tu gali pavadinti, kad to larpo nėra. Panašiai bandydavo daryti, ten, tarkim, Sun City, Pagas būdavo, ten būdavo irgi kokie talibų kaimelis, ne? Ir tie talibai ten kažką tai, vietiniai kažką tai daro tenai. Ir tai ten pusė to kaimelio yra infiltruoti ten paskui jau ten iš kovinių pusių ir ten ateini šiaip atsigerti nealkoholinio alaus ir ten bijo išlyti žmonės iš palapinių, kad nepamatytų, kad tu čia esi infiltruotas. 3 žmonės tik tai ten iš tikro larperiai, kurie nori larpinti, o visi kiti ten koviniai, kurie nori sužinoti, ką tie civiliai tenais darys. Tada tu sakai, kad to larpo nėra. Nes tu gali jo neiti ir jis nėra tavo dalimi šito viso žaidimo. Kai tu atvažiuoji partizanus, ten, tarkim, būdavo gražu, atvažiuoja žmonės kaip pasišaudyti, o čia tau, žinai, pačioj pradžioje tu negali net ginklo turėti, nes dar partizanai neišėję į miškus yra, dar partizaninis judėjimas nesusiformavęs šitoje vietoje. Ir jie pasimeta, ir kas čia vyksta, ir kodėl taip yra. Tu esi priverstas bent jau kažkiek tai dalyvauti tam larpe, tam, kad tu prieitum prie tos kovinės dalies. Čia yra tie žaidimai, kur tu gali, sėdėti ir būti kareivuku. Jeigu mes kalbam apie legioną, visą laiką sakom, jeigu pirmą kartą nežinai, ką veikti, nežinai, ką nori, eik į legioną. Legionas tau viskas bus sustiguota, dar jeigu ten balų yra adjutantas, tai žinosi, kada atsispaudimus daryti, už ką atsispaudimus reikia daryti, žinai, tavim pasirūpins, kad tu gautum ten tų šovinukų visą laiką, nebus, kad tu negautum amunicijos pašaudyti. Praeisi, pasižiūrėsi iš šono ir galėsi nelarpinti, bet ale pamilsimint, pabūt, legionieriam pakariaut, viskas už tave bus pagalvota, tau nereikia galvoti. Prancūzijos svetimšalių legioną žmonės eina to, kad kai gyvenime pameta žemę po kojom, tada jie nueina ir juos pastato ir parodo kryptį, kur eiti ir kaip dėlioti tas kojas. Tas, manau, kad yra labai gerai ir čia. Tu pamatai, kas yra larpas ir dažnai ir būna žmonės sako, viskas, mes kitą kartą eisim į larpą. Tie žaidimai, kur yra, jie yra nedemonizuojamas tas larpas, nes tu tiesiog gali jo išvengti. Kai tu turi kažkokį stalkerį, tai ten yra larpas. Ten tau nėra nelarpinės pozicijos. Eisi į monolitą, larpinė pozicija. Tu turi žinot tą atmosferą, tradicijas monolito, tu turi aprangą susikomplektuoti, tu eini kariuomenę. Pusė, kur daugiausiai gali būti ta karinė, militaristinė, ta milsiminė pusė. Bet vis tiek tu turi žinoti, ką tu veiki toj zonai, kad tu pajustum tam larpinio žaidimo dvasią, tu kažkiek tai turi įsigilinti. O kaip sako, kariuomeniai, kai rašo įsakymus tos varnotin ar kažką tai, ir pradžioje tas pristatymas, kuris eina, legenda ta visa. Jis sako, kas eilėraščius kopijuoja ir deda eilėraščius. Vis tiek niekas neskaito ten tos legendos. Tai lygiai dabar važiuojant į tą pykštpokštą, tarkim, kai išlenda tau kopą. Slogai nenori į kopą.
tai kas čia bus peiliai, žinai, ten Sandwormą gaudysim, ten Freeman Harkonnenai, tai čia bus kaip bus apsirengę ir paskui va įmeti tas nuotraukas, žinai, pažiūrė ir pasidalini, va, kopą ir visi taip palauk. Kodėl čia kopa? Nu, tu jau pavadinimas kopa ir čia pusių pavadinimas ten Freemanai ir šitie Harkonnenai ten. Bet tau tos atmosferos nėra ir žmonės net nesigilina į tą atmosferą. Jie atvažiuoja kaip tą patį žaidimą, stirniai patvirtinta ir ko tu čia kiši dar kažkokią tai kopą, mes linksmai norim pašaudyti. Nuo pačios pradžios ir tarkim didžiausia problema larperių ir buvo, kad faina, kad būtų larperiai. Nes kažkur tai akcentų jie gražų padaro, bet tie larperiai va tampa taikiniais airsofterių. Ir airsofteriai jie patys nelarpina, jie va mes čia kariai, žinai, we are the best of the best of the best. Nu, tai gali sakyti, kad tada airsofteris labai gerai larpina tą amerikiečių kareivį, kuriam viskas yra labai baisu ir jis dėl to sušaudo tenais. Visus iššaudo. Ir viskas. Tai žinai, kai tu larperis ir tu turi susimokėti pinigus ir dar išleisti papildomų pinigų, kad padarytum kitiem fun, nes kitaip organizatorius ateina ir sako, kas tu per larperis, jeigu tu kitiem fun nepadarai, žinai, vėliavėlių negalėjai pagaminti ir padalinti visiems tenais, ar ten kept valgyti visą, žinai. Nu, dar tokio nesu girdėjęs, žinau. Ką galėtų gauti, tarkim, žaidėjas važiuodamas į larpą iš organizatorius? Būna pas tave taip, kad rašo kažkiek hebra, turim idėją, mes norim tą ir tą. Mes visada sakydavom, žinai, kad ateik, pasiūlyk, prisidėk, padaryk. Žmonės eidavo, žmonės darydavo. Ir baisiausiai mes pykdavom, kad žmonės ten padaro kažką tai ir nesako organizatoriam, nes bijo, kad organizatoriai tada sugadins, išduos ten kažkokias paslaptis ir viską. Nors iš tikrųjų mūsų kaip organizatorių tikslas visada yra tam, kad visi gautų kaifą ir tu stengiasi subalansuoti. Paskutinius metus yra ta pusė, žinau, ką veiksiu kopustovę, parašysiu aprašymą. Ir va, turim statybų trestą, pavyzdžiui, sekančiam legionui, turim archeologus. Pusę metų iki žaidimo mes jau galvojam, kaip visą tai integruoti, kaip daryti, ką kur užkasti, kaip kad ir kitiem būtų, ne taip, kad nuėjai, pakasinėjai kažkur tai ir jokio iššūkio nėra. Nu tai vat, aš tą ir norėjau išgirsti iš tavęs, nes iš tikrųjų noriu žaisti, bet patingi parašyti, tada visą laiką galima rašyti, galima kažko paklausti, gal patarimo ar dar kažką, nes man patinka, kada žmogus turi daug idėjų, būna tokių, yra keli žmonės Lietuvoje, kurie parašo, ten mes norim padaryti taip, ar tai galima padaryti, ar negalima, gal galima dar kažką papildomai gauti iš jūsų ir taip toliau. Tai vat, jeigu LARP žaidimas yra, tai visą laiką organizatorius sveikina tos žmonės, kurie nori kažką padaryti ir tikrai pliusas. Kai tu darai ypatingą renginį, tu vis tiek turi nušviesti, duoti tą didesnį informaciją. Ir tas planas, kuris turi būti, jis neturi būti ten paskutinę naktį galvojamas, ką mes vykdysim ir kas bus. Legiono man būna visada tas klik momentas, kai aš pamatau, kaip visos pusės, atsakau visus klausimus, kodėl visos pusės ten yra, kodėl jos darys tai, ką darys ir ką jos darys, ir matau visų pusių motivacijas ir tą sąveiką ir tą visą bendrą konflikto tą esmę, visų pusių dalyvavimą tam konflikte. Ir tada sakai, viskas, mes turim legiono tą šerdį, visą pagrindinę dvasią. Bet tu turi pateikti kuo daugiau, žinai, informacijos, kad žmonės žinotų. Vienas iš dalykų, dėl ko mes darom tą legioną, dabar 10, tai aišku jubiliejinis ir iš tų senųjų, didelių, ypatingų big game'ų, kurie dar galėjo vadintis big game'ais, buvo vadinami kažkada big game'ais. Yra krūvo tų ypatingų renginių, kur rašo, žinai, žmonės ir kurie daro, kad ten yra larpas, tarkim, ir yra monstrai. Kas yra su to larpu? Larpas, monstrai. O nėra to tokio paprasto, kad būtų down to earth. Žinai, paprasto, žemiško, tikroviško žaidimo. Gerai, mes ten turim ten smagių elementų, ten vadinam kažką kitokiais vardais, Kopūstovo, Sirbija, Gurgoslavija, ten vėliavos kitokias. Tu turi paprastą, standartinį, kažkokį tai konflikto zoną, kur tu gali atvažiuoti, tau neišauks snorkas, nesuvalgys ten kažkoks tai monstras, kravasosas tavęs nenusiurps ir ateiviai neatskris ir nieko nepadarys. Kuo yra ypatingas Stalkeris? Stalkeris, daug kas žaidė Stalkerį, dabar tas Stalker 2 neatsirado ten. Viskas vėl atsiras ta banga, kur žmonės
užsidegs to stalkerių, uždegs to stalkerių, žinai, ir noriu į tą zoną, noriu nueiti. Yra žmonių, kurie tik tai stalkerį važiuoja. Mes tą patį irgi norėjom padaryti su to legionu ir labai faina, kad kai tu paskelbi legioną ir tu pasakai, kad ten, žinai, yra Balbanija, ten tas ir žmonės pradeda traukti mėlynas, ten raudonas akcentus ir ką jie darys, ten ar taksistai, nes jie žino, ką galima daryti va tom Kupustovo teritorijoje. Legionas labiau sandboxas ar griežtas scenarius? Sandboxas. Realiai jokios kontrolės, tarkim, jeigu važiuoja. Ja? Čiabolijos pirmo mūsų žaidimo organizavimo metu, tai ten buvo 2 sukilėlių pusės ir kariuomenės pusė, tarkim, tos iš didžiųjų tų pusių. Ir vienintelis dalykas, kas pagal visą legendą, negalėjo tos Čiabolijos liūtai su laisvės kariai susivienyti, jie negalėjo. Ir tai buvo vienintelės pusės, kurios kažkodėl tai sugalvojo, atėjo laisvės kariai pas Čiabolijos liūtus ir sako, davai susivienėm prieš tą kariuomenę. Nors laisvės kariai pagal legendą gimė dėl to, kad Čiabolijos liūtai pasidarė labai agresyvūs tie partizanai ir pradėjo skriausti visą tą regioną skriausti ir dėl to susiformavo ten paprastų žmonių grupė, paėmė ginklus tam, kad apsigintų nuo tų Čiabolijos liūtų. Ir va eiti su kariuomenė jiem ir ten sakyti, kad žiūrėkit, susidorokim, išmeskim ir mes čia toliau tvarką laikysim. Tai buvo logiška, jie vat nori. Tai tada įsikiši, sakai, hebra, come on. Tiesa, antroji daly, tai viskas okei buvo. Nedraugavom nei su kariuomenė, nei su Čiabolijos liūtai. Čiabolijos liūtai jos puolė, o kariuomenė, su kariuomenės vedė dėrybas, tai išėjo. Buvo ten niuansų savo, piktumų ir visa kita. Bet čia antroji daly, gal išleisiu video, jeigu pavyksta. Čiabolija yra įvadas į larpą. Taip. Toksai, kad ten to larpo kaip ir nėra daug, nėra reikalaujama, jeigu tu nori ten kažkoks Simpsonas, pavyzdžiui. Sako, atiduodu ginklą, pirmą Čiabolį ir larpint. Ir ten ėjo, jis ten vaidino, kad skambina, kniso protą tiem kariam. Zlojus ginklo nepaleido iš rankos, jis visur bėgiojo, jisai ten kovojo, bet irgi tai galėjo būti jisai partizanas, tu pasirinki pats, kiek tu nori larpo, bet tu būni šalia larperio ir tu matai, kaip tas larpas vyksta. Etapai kiek truko, jeigu gali man priminti? 45 minutės grubiai. O ne ilgiau? Nuo 30 iki 60 minučių galėjo trukti etapas. Kiekvienas etapas turi kažkokią užduotį ir siekiam. Ir per vieną etapą turi vieną gyvybę. Ir etapas buvo taip, kad maksimum 1 valanda, bet vidutiniškai turi būti 45 minutės. Arba baigėsi laikas 1, arba baigėsi pajėgos, pavyzdžiui, puolančiųjų ten ar ginančiųjų 2. Ir tada mes stabdom ir sakom, kad rezultatas šito raundo yra toksai. Šito etapo rezultatas, kad jūs ten, tarkim, užėmė ten, pasistumėjot 2 pastatais arčiau, arba ten pavyko padaryti koridorių atsitraukimo ir dabar sekantis etapas jūs traukėtės per ten tą koridorių turit straukti, arba nepavyko pasidaryti atsitraukimo koridoriaus į tą, einat į atsarginę eksfiltracijos zoną. Buvo tų atvejų, kai tikrai buvo labai trumpos bazės, kad mes susiskambinam ir sakom, viskas lygia gal kažkur tai yra ten tų Čiabolijos liūtų kažkiek tai gyvų, bet realiai jokio rimto puolimo prieš tas besiginančias pajėgas jau disbalansas yra, kad pult neapsimoka. Stabdom. Ir negaištam laiko, tada stabdom 15 minučių reorgui arba ten 10 minučių, jeigu greičiau pavyksta. Šiaip pameni, kom baigėsi? Antra Čiabolija? Jo. Koks rezultatas apskritai, kom galėtų būti, tarkim, 3 žaidimas prasidėti? Mes turim 3 žaidimą, tarkim, yra scenarius, ja? Jo, jisai buvo 10 metų. Supratau. Baigėsi tuo, Kinija norėjo nupirkti dalis, tos dalys buvo pakrautos kažkodėl, tai Čiabolijos liūtai ten neužpuolė, leido lėktuvui nusileisti, puolimą pradėjo per vėlai. Jie pakrovė į lėktuvą, buvo Kinijai pakrauta ir ta pakrauta nuolauža, jinai sprogo. Supratau. Ir lėktuvas buvo sunaikintas su Kinijos atstovais. Čia tas nuolauža, tai yra ta skrynia didelė, ne? Čia didžioji nuolauža buvo, kurią jūs pardavėt. Nes esmė buvo, kad laisvės kariai, kurie buvo užvaldę ten tas nuolaužas, jie dėrėjosi dėl to, kad jie gaus amnestiją. Ten savo regiono autonomiją kažkokią gal didesnę Čiabolijos Respublikos, bet už tai jie perduoda tą nuolaužą. Kinija norėjo labai džiavos tos technologijų ir norėjo. Ir dabar neatsimenu, kaip mes ten dėrėjomės. Gal tam video ir buvo šiek tiek keli sakiniai gal. Bet man atrodo, mes tiesiog
mums liepė eiti ir paimti tą dėžę. Dabar neatsimenu to tiksliai to epizodą, bet lyg tai buvo. Buvo nurodytas taškas, einat pasiėmat ir gaunat, ale viską gaunat. Nieks į kalėjimą nesės, visą kitą ten amunicijos, kiek norit, vienu žodžiu, viską, ką norit. Kaip pasiruošti larpui? Pirmas punktas, ką parašiau, yra paskaityti visą informaciją, ką duoda organizatorius. Tai Bet organizatorius turi duoti informaciją. Taip, tai yra svarbiausia. Taisyklės, scenarijus, priešistorė, arba gal net reikalaut, kaip tu sakei dabar per metro, kur tą kompromatą renka, tipo apie save parašyti kažkokį kompromatą. Nuo ko turi pradėti organizatorius, jeigu jis daro žaidimą? Tu turi tiksliai matyti, kas tai yra per žaidimas, koks tai yra pasaulis, larpinis tas, į kurį tu nuleidi. Mes ten RPG, ten stalo pencil and pen RPG vadinasi settingas. Labai paprasta daryti stalkerį, nes settingas yra daugam aiškus. Iš knygų, iš žaidimo ir tu žinai, kad jeigu tu eini į monolitą, tu žinai, kaip turi apsirengti monolitas, ką jis turi garbinti, tu galų gali pasižiūrėti kažkokį video, ne, ir ten nueiti į Moskitusų kanalą, pasižiūrėti žalio video apie monolitą ir gal demo versija, kas galėtų būti, žinai, ten tam monolite. Ten vėlgi ten kokį Clear Sky, Dolgas, kas yra, kaip tu turi ten atrodyti to Dolgas. Tai reiškia, pirmas pasaulis plus scenarius, trumpai aprašymas scenarius, taisyklės, visa kita, kas susijęs su žaidimu. Antras, žaidėja kūrė savo biografiją. Kad jie savo asmeniškai. Žaidėjas kūrė savo biografiją. Dabar yra tas dalykas, kai yra žmogus, kuris jis nežino, kas yra larpas. Pusių vadai yra irgi orgų kategorija, kurie, tarkim, prie žaidimą gal jie nėra tokie ypatingai svarbus, tarkim, tie GM-ai yra patys pagrindiniai svarbesni, bet kai žaidimas prasideda, viskas. Be gerų pusių vadų, tu nesukontroliuosi ir nepadarysi žaidimo taip, kaip jis turėtų vykti. Tai šitoj vietoj turi būti kiekviena ta frakcija, turi turėti savo vadą ir kaip tu darai, paimi tą žmogų, vos netranka yra. Nori dalyvauti, gerai, tvarkoji. Galima sakyti, kad trečias mano pirštas bus susisiekti su organizatoriais ir gauti kontaktą pusės vado. Perskaitą informaciją, susikuria plius minus biografiją, ko jis norėtų būti, susikontaktuoja su organizatoriumi, sako, duokit man kontaktą, kas su manim žais ir arba pusės vadą, kuris man viską paaiškina. Pirmas dalykas tai yra, kad organizatorius žinotų tiksliai, ką jisai daro. Koks yra tas scenarijus, viskas prieš paskelbdamas, tarkim, visą tą informaciją ir kai skelbia, neturėtų būti paskelbta legiono, turėkit omeny. Buvo pasiūlymas, skelbiam legioną, parašom, kad bus legionas, informacija bus kažkada, artimiausiu metu, žinai. O ne, hebra, mes turim kažką nusimatyti, turim parodyti, kad mes jau žinom griaučius, galų gale mes jos turim, tai reikia atsisėsti tik tai prašyti. Kitas dalykas yra, dėl ko dabar krūva renginių atšaukiama, nes nesusirinko 500 žmonių per vieną savaitę, neužsiregistravo, mes tikėjomės, o jų nebuvo. Tu turi reklamuoti tą renginį. Ypač kalbant apie tai, kad larpas yra demonizuojamas, didieji renginiai yra, tie ypatingi renginiai yra demonizuojami. Tai tu, jeigu darai kažkokią tai naują franšizę, nes į legioną irgi ten iš tų 200 dabar esančių registracijų, tai ten turbūt 90% yra tie, kurie bent kartą yra žaidę. Ką aš akcentuoju, kad tarkim žmogus susidomėjo, jis nori pabandyti tą larpą, jis išgirdęs iš kažko ir dabar va kaip jam pradėti. Šitą epizodą iš dalies, aš manau, tu nori daryti tam, kad kažkas tai pažiūrėtų ir galvotų, blemba, nėra gal toks baisus tas larpas, kad jeigu aš esu ten airsofteris ir rinkau visus ženkliukus šrate ir noriu, liko tik tai legendas tam prieiti, ten tą statusą, tai aš turiu sudalyvauti tam larpe. Ką daro metro? Ta patį daro ir balų, pavyzdžiui. Jie skambina ir kviečia žmonės. Dėl to, kad žmonės nežino, bijo, bandos instinktas yra. Tai antras dalykas, ką turi daryti žmogus, tai yra marketingas. Legionas irgi darydavo marketingą. Pas mus būdavo, kas savaitę išeidavo. Bet čia iš organizacinės pusės. Iš organizacinės pusės, aš tą ir sakau. Ateidavau ir sakydavau, kaip tu jautiesi, žinai, kai jūs organizuojat karščiausią metų žaidimą. Aš ne apie šiuos metus šneku, ten apie
kažkada metų atgal, senais gerais laikais, kurie praėjo ir niekada nebegrįž. Tu į bet kokį renginį nuvažiuosi ar susitikęs su bet kokiu tai šatasvidininku, tu šneki apie legioną, kas bus, kaip ten, kas ten vyks. Ir tada tu žinai, kad tu turi nuvažiuoti būtinai į tą renginį ir tu turi sudalyvauti. Lygiai tas pats ir su Stalkeriu. Bet vėlgi, tu išmetęs žaidimą dabar, kaip sako, žinai, šatai išmesti ir visi pradės registruotis. Ne, taip nėra. Tu turi jį reklamuoti, tu turi tą nuotaiką kelti galų gale. Žaidėjas turi laukti tos kelionės. Ir jeigu mes kalbam, kad jeigu tu sakai, kad LARPas yra demonizuojamas ir tie ypatingi žaidimai yra demonizuojami, tai yra ypatingai svarbu pralaužti tą stigmą susidarius, padrasinti tą žaidėją, kad atvažiuotų ir pabandytų tą big game'ą, žinai, nes, jeigu tu tikrai nori būti rimtas šatasvidininkas, tu praleidi progą pasakyti, kad legionas yra kad Stalkeris yra nesąmonė. Kad žaist su snorkais yra, ar žaist už snorką yra nesąmonė. Krūva žmonių žaidžia ir krūva žmonių to laukia, tai gal pabandyk, gal atrasi, kad ir tau yra įdomu. Organizatorius turi stipriai vykdyti ir ypatingai kviesti ir stipriai vykdyti marketingą. Kad žmonės nebijotų važiuoti ir kad tą, kur tikrai aš nevažiuosiu, nes jeigu aš važiuosiu, tai manęs nesupras bendruomenė, aplinka, su kuria aš ten žaidžiu, nes visi sako, kad tai yra blogai. Iki to, kad, blemba, gal reikia pabandyti, o gal ten vis tik yra gerai, daug žmonių važiuoja. Nesgi būdavo ir legioną, kai būdavo Airsoftas LT sėdėdavo ir sakydavo ten rėmėjai renginio, nevažiuokit, žmonės nesusirinks, nes ten limitai netie ir tas, ir nevažiuokit, ir mūsų žinai, žmonės, kurie organizatoriai netgi yra atėję, bet jų nepažįsta, jam aiškina akis, kad nevažiuok į legioną. Tas skambina, sako, kas čia vyksta, žinai, kitokio dalyko, ir paskui vis tiek renginys vyksta, surenka tam kartui rekordinį, žinai, žaidėjų skaičių, atvažiuoja ne virš 100, ten 130, Jėzus, ir 150 žmonių. Siaubas, kaip visiems, ir visi patenkinti, visi laimingi, visiems viskas gerai, ir kitais metais vėl renkasi ir vėl, bet tu turi pralysti tos visus stabdžius. Nuo ko mes pradėjom mūsų pokalbį, tai kad tikrai būdavo, kad visi ten big game, viskas, važiuosim, va čia bus jėga ir mes važiuosim į tą big game, žinai. O vienu momentu, kažkada tai labai seniai, įvyko tas lūžio taškas, kai žmonės pradėjo sakyti, Čia dar yra viena kita problema, kad dabar kiekvienas sekmadienio žaidimas yra, kaip tu sakei, apie kopą, žinai, tai yra kažkokį super pavadinimą turi. Dabar jau žmonės nežino, kur yra tas kažkoks ypatingas žaidimas, kur neypatingas. Dabar padarė tą išskyrimą tiesiog. Aš kiek matau dabar, kad 3 metus pažaidžia sekmadienio žaidimas ir ten meta Airsoftą. Ta prasme, kad jau nusibos, nieko naujo tu negauni. Ir kažkodėl vis tiek tas žmogus nevažiuoja, kur tau pasiūla yra, imk tą, ko tu dar nebandėjai, bet kažkodėl yra kažkoks stabdis. Kaip tu sakai, galbūt ir bandos jausmas. Jisai įsigando kažko, gal dėl to nevažiavo, bet matau, kad dabar tokia tendencija, grinai, žmonių tai daugiau, daug daugiau, bet vis tiek kažkur 2-3 metai ir jau matai skelbiu LT, jau ekipiruotė visa. Taip, tai mes nekartą šnekėjomgi, kad tai metai yra iš esmės. Turi būtigi visą laiką lygis, tu turi pereiti į kažkokį kitą lygį, tu turi stoti į komandą, ta komanda turi būti normali, turėti savo taktiką kažkokią, savo procedūras turėti, žinai, ta komanda. Ta komanda tada pradeda tempti, tada yra faina būti vien, žinai, dėl tų draugų būrio, žinai, kažkokio tai. Ir lygiai taip pat tie patys didesni žaidimai. Kai tu pasieki kažkokį momentą žaidime, šatasvidžio karjeroje, jau kai tau visas tas kaifas, adrenalinas pradeda važiuoti žemyn, jau tada yra sunku išvažiuoti kažkokį big game'ą, jį ruoštis tau gali padėti, bet gali būti jau, kad jau yra per vėlu. Ir jau tada tu nevažiuoji. Užtat reikia važiuoti dar, kol tu esi visame kaife. Mūsų pirmas big game'as buvo 2-3-5. Jeigu legionas nors kažkiek tai jam prilygsta, tai aš esu laimingas. Mes buvom žiauriai nepatenkinti. Mums žiauriai nepatiko tas žaidimas. Pradedant nuo to, kad nepatogiai išsimiegojom, per daug laiko sugaišom valgydami, mums jisai pradėjo patikti tik tai galbūt po pusmečio. Kai mes supratom, žinai, kaip iš tos visos bendros patirties,
kas jisai ir koks jisai yra. Bet tu matai tuos žaidėjus, kurie į legioną atvažiuoja, kurie jau yra, jiem kaip ir paskutinis pasibėgiojimas, kurie jau galbūt nebevažiuotų, bet, nu, čia geras renginys, čia draugas kviečia, čia gal reikia atvažiuoti, išbėgti ir tu matai, kad jis pats nelabai nori ten žaisti, jau ta nuotaika, nusiteikimas, jis nebenueina tos ekstremilios pasiruošti kažką tai ir jau tu tada turi tą barjerą įtraukti iš ausų, tu turi jį uždegti labai stipriai ir labai jisai turi užsivažiuoti. Kai mes buvom Border Warsuose ir Larperių kaimelėje ir mūsų skyriui, mes skyriuje buvom su vanagais ir Nerijus iš Kariauk LT, iš vanagų tuo metiniu vadovavo mūsų skyriui. Ir tu matai, tau kaip ir įdomu viskas yra, ten, oi, čia nuleidžia informaciją, čia mūsų skyriui dabar grandžiai, ten šitie briefingai eina. Ir visiškai žmogui nebeįdomu yra. Jisai taip, nieko, nei stengiasi, nei daro, ten ateina žemėlapį, taip, makaluoja kažką, žinai, hihihaha, juokelis. Paskui, kol nenuėjom ten į Larperių miestą, ten netyčia nugirdom, kad čia atvažiavo priešininkų teroristų, ten tie Vadėjvos ir kad čia yra Vadėjvos ir suėmėm ir tada reikėjo valdyti tą situaciją ir tada žmogui, matai, aš jau pats priejau, sakau, Nerijau, jau pasidarė ir tau įdomu, oho, sako, jau čia jau įdomu. Ir tas momentas, visa ta situacija sukontroliuoti jau jam buvo įtraukta ir malonu, bet iki tol jisai gadino visą atmosferą visiems, žinai. Žaidimas turi prasidėti prieš. Pasiruošimas vyksta 2-3 mėnesius, galų gale mėnesį, porą savaičių bent jau. Bet ne paskutinę naktį. Jeigu tu važiuoji į Larpą tikėdamasis, kad bus tas pats ir ruošiesi kaip į paprastą sekmadieninį žaidimą, tai kad užsipirkai penktadienį ten šatų, įsimetei 5 maišus šatų ir galvoji, ar nebus per mažai. Nesitikėk, kad žaidimas bus geras. Tai va kaip tik pereinam prie 4. Apranga, ruošimasis, anturažas ir visa kita, ką sako. Vis tiek turi pasiruošti žaidimą, sužinojai, ką organizatorius, kokią informaciją tau duoda, viską suvirškini, susisieki su organizatorium, duoda tau kažkokį kontaktą žmogaus ir tada tu jau pradedi ruoštis, arba jie tau pasiūlo kažką chebra, kurį tai jau žaidžia ir sako, renkis, tarkim, kaip mes Monolitui siūlėm, kad turi būti būtent urban, su rudais elementais ir taip toliau, ten už banditus, ten perki humanai, ten tą lietpaltį odinį, ansiuvus, ten minimaliai lietpaltis, ansiuvai ir slidininko tą kaukę, kur užsideda, kur matosi akytės ir burnytė. Tai sudaro visą atmosferą. Jeigu tu nepasiruoši, atvažiuosi su tiesiog kamo arba su civiliniais rūbais, mes darėm tokius žaidimus, kur grinai buvo, tai tarkim, Sektor 13 arba Oasis, buvo tie civiliai žmonės. Atvažiuokit, tai labai paprasta, ir softeriui labai patrauklų, nes man nieko nereikia pirkti. Bet tas pirkimas iš tikrųjų tą atmosferą sukuria labai stipriai, nes tarkim, tas urbanas, kada chebra 20 žmonių atrodo visiškai vienodai, tai netgi tokią baimę įvaro. Arba, pavyzdžiui, kaip, tarkim, ir kariškė arba dolgas, kur eina žygiuoja ten visa vora, kaip buvo per anarchistų žaidimą antrą berats, kur atėjo įsirikiavę, gražiai suėjo, ten sustojo rikiuoti ir taip toliau. Visai kitas vaizdas, visai kita atmosfera, visai kas kita. Kaip mes šnekėjom apie kopą? Taip. Kur tu žiūri nuotraukas ir, kur čia kopa? Taip. Ne? Ir yra kitas dalykas, kai tu atvažiuoji ir tu, snorkas. Tau nekyla klausimų, kas tai atėjo. Tai atėjo Monolitas, tai atėjo Dolgas, atėjo Freedomas tenais, tarkim, ir tai nėra dėl kažkokio vieno ten, tarkim, ansiuvo, bet ateina tas Dolgas, jie ten gražiai pasidarė. Yra. Pirmieji rakūnai, First Response, trečiam paskutiniam savo, jie padarė pusių atskirimą skirtingų spalvų ansiuvais. Jau buvo ir balų paskui nekartą taikė ir tą pačią praktiką pasigavo paskui ir Kariauk LT buvo pasigavę per pagus, visur darydavo ten tos ansiaus, nes lengviausias dalykas greitai atskirti vieną nuo kitos pusės. Mes ėjom kitų kelių, tarkim, buvo pas mus galvos apdangalai irgi. Ir kad legionieriai turi būti su žaliom beretėm, tas ekskluzyvinis dalykas. Buvo gražu žiūrėti savus metu, kad žmonės pirko tas kokardas ir turėjai turėti kokardą, nes tu bandos instinktas kreivai atrodė. Ir nebuvo tokių, buvo, tarkim, Lacis vienas, kuris atvažiavo be beretės.
Ir sako, ką tu nežinojai, kad reikia berėtis, žinojau, bet tai galvojau, čia, žinai, prašok. Nu, davai 20 atsispaudimų prieš visus dabar krenti ir darai. Ta prasme, tiesioginė prasme. Tai jis padarė 20 atsispaudimų, briefingą atstovėjo ir išvažiavo. Susimokėjęs už žaidimą, žinai, viską, nes, gėda jam buvo tiesiog šalia. Ir ten visi eina ir žiūri, užsirišta gėdos raištį žalę. Ir vaikščiok tada su tuo gėdos raiščiu ir tada jau kažkaip nefengšui pasidarė žmogui, atmosfera nebeta. Lygiai taip pat kaip kažkada Chuck Norrisas atvažiavo su raudonom pirštinėm, tam su paprastom kelniam, treningais ir briefingą atstovėjo ir išvažiavo, nes visi žiūrėjo kreivai, visi gražiai su kamo ten apsirengę, su lemenėm, diržų sistemoms, normaliais ginklais, neraudonais pirštinės, taktinės, visi taktinė ekipuotė čia atvažiavo kažkoks. Tai dabar ramiai sėdėtų ir žaistų. Tiesa, dar balų berods irgi, man atrodo, darė marginimus. Šviesus tamsus. Ir ne tik balų darydavo marginimus. Paskui, ko turbūt mes dabar neturim ir nelabai kas supranta, kas yra. Tai yra no camo, mixed camo ir no camo, mixed camo, half camo. Mes pykom vienais metais ir boikotavom per balų žaidimą. Buvo pasakyta, kad mes Marpatas, buvo mūsų tam Marpato sekcija, grupė, kur ten kelios komandos, kurios buvom su Marpatu, mes ten Marsokas, Resistance, M16 buvo dar, krūva, vis mažėjo, vaiduokliai kažkada su Marpatu buvo. Buvo pasakyti, kad Marpatas eina į vieną pusę, prie žaidimo pasakyta buvo Marpatas half camo. Turit pasidaryti. Tai reiškia, pusė pasilieka Marpato, o pusė šito. Ir tai buvo gal koks ketvirtas didesnis žaidimas iš eilės, kuris reikalavo Marpatui eiti į half camo. Ir mes tiesiog susirinkom ir sako, Dvorfai, ką tu darysi, žinai, tos komandos. Ką jūs darysit? Ir mes visi sako, viskas, boikotuojam. Einam, jau ir taip surinko į vieną pusę mūsų visus su Marpatu, sako, davai einam, normaliai su to Marpatu. Kaip čia jau, žinai, tyčiojimasis toksai. Tai reikėjo nerašyti, reikėjo iškart rašyti, kad yra half camo. Tai aš būčiau važiavęs, žinai, tada gal aš vis pasiėmęs kitą kamo savo ir nedrožęs to marpatinių išeiginių kelnių savo ypatingam renginiui, kurios dabar išbluks ir kelnės bus labiau išblukusios negu švarkas, kitelis, žinai. Tiesa, larpė, bent jau aš siūlau savo žaidimuose turėti atsarginę aprangą, jeigu tu, tarkim, pereisi iš vienos grupiuotės arba į kitą. Tarkim, čia yra labai svarbus dalykas, nes, kad ir tos civilinius, galima ir civilius. Jeigu, tarkim, legionas, turi, tarkim, kažkokią, nežinau, kokius nors Jugoslavijos ten pasienį, bet po to matai, kad žaidime tęsiasi ir tu ten kažkokį arba kompromatą tokį gauni, kad vos ne tavo personažas turi dingti, arba jį sumedžios ir jis, kaip ir nebegali tęsti kaip tas personažas toliau žaidimą. Tai būtų labai gerai, kad žmonės įsivertintų tai ir turėtų tam tą atsarginį rūbą ar dar kažką. Visų pirma, atsarginį rūbą turi turėti dėl to, kad gali kristi mazuto duobę. Buvo toks. Arba įlipti ir ten kažkur tai sušlapti ir visa kita. Tai atsarginių komplektai bet kokį žaidimą važiuojant, apdruk lietus, apdruk ten kažkur susiplėšysi, kelnes man nekartą yra per žaidimą plyšusios ir aš gailėjau, kad neturėjau atsarginių, vaikščiojau ten su lipnia juosta ir ne man vienam yra. Krūva žinau ir netgi legiono nuotraukas, jeigu pražiūrėtumėt, rastumėt ne vieną atvejį, kur žmogus suplyšo kelnes ir įtempia ir ten jisai kitaip eina, jisai ir slepia ten tas suplyšusias kelnes. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, Restore Hope. Vienas žaidėjas, kuris žaidė už šitas somaliečius, ne? Taip išėjo, kad nukalė vieną kariškį su Marpatu. Ir jis tada sako, žinai, aš tave nurengiu. Žinai, viskas, tiesiog ten. Ar paėmė dokumentus, ar kažką jisai padarė, bet jis turėjo Marpatą. Atsivežęs grinai. Jis ten be jokio, ar ten smikskamo, ar kažkokiu kitu buvo. Jis nuėjo, apsirengė Marpatą. Nes tiesiog jis sugalvojo, kad tokia yra situacija ir jis apsimetė kariu, jis atvarė ir jau ten visiems pasakė, visus iš nugaros iššaudė, tenais jį jau prasileido. Nes jis tiesiog sumodeliavo tą tokią situaciją. Tai dėl to atsivežti, sakau, tą darydavo jau nuo senų laikų. O Estas vienas pas mus, kur žaidėm pas Dipsendus 17 metais, jisai sužaidė taip, kad jis jau galvojo apie tai, bet realiai jam tiesiog nepatiko ta pusė, jis už kariškius pradėjo žaidimą, labai nepatiko ta pusė, paėmė, turėjo Freedomo laisvės ten tų karių
aprangą, jisai dezertiravo, atėjo pas mus, pasiprašė, jis pamatė, kas vyksta apskritai, ta prasme, teritorija, kad, tarkim, norėtų su jais. Jis kaip ir turėjo tą atsarginį planą, bet jau grinai buvo nusiteikęs, atėjo, apsirengė tą visą uniformą, labai gerai sužaidė, bet po to kariškiai gavo to pačiu kitą questą, tarkim, užduotį, kad reikia surasti tą, kuris jas dezertiravo, jį pagauti, atvesti ir vieną žodžią kažkaip nubaust. Ir vieną žodžią gausi tai, kad mes jį dengiam, o tie medžiojo, nors ten, tarkim, mūsų buvo, nežinau, 15, jų 30, bet mes vis tiek sakom, jeigu jis jį pagausit, tai pagausit, sakau, mes jo tipo, jau tada niekaip neapginsim, nes ir taip mes fiziškai to negalėjom padaryti. Tai sakau, tai jis vieną žodžiu ateina kariškiai, per raciją pranešam, jis kažkur tam pasislėpia už krūmuose, pasėdėti, išeina, vėl išlenda. Tai tokia irgi įdomi, nes žmogus iškart sukūrė ir papildomų užduočių generavo kažkokių ir tai, kad jis atrodo. Jis atėjo, apsirengė, wow, ta prasme, tu esi nustebęs. Larpinio žaidimo su ta visa atmosfera yra laisvė. Taip. Ir tas kaifas, kad tu gali daryti tokius dalykus ir jie duoda tau prasmę kažkokią tai. Ne tik infiltruotis, nes tu paprastam žaidimui irgi gali juostą kažkokią apsirišti, bet į tave pasižiūrės ir sakys, ką tu čia darai, žinai, ne pagal taisyklės ir konfliktinė situacija, kai buvo vėliavų karas, kur mergaitė ten istorinį veikalą parašė visą apie tai, kad žmogus pašaudė. Tai ir duoda laisvę ir tai duoda kaifą, paskui, kai tu pakeiti tą pusę galų gale išeini, randi tą savo personažas, tavo randa tą motivaciją. Jis gal nusivylė kariuomenę ar nusivylė savo tą grupę. Bet, kalbant apie aprangą, tu dabar iškėlė šitą temą, dar demonizavai visą larpą, nes žmonės dabar man mano, kad reikia, Jėzus Marija pažiūrėjęs, kad ir stalkerio nuotraukas, kiek čia reikia ruoštis, dar investuoti į rūbus kažkokius humanai, pirkti, siūtis dar kažką, tai kur tu niekur daugiau neapsirengsi ir ten vieną kartą per metus žaidimas, ar ten stalkeris per kelis metus. Ir čia, o Jėzus, kaip blogai. Tai ką aš noriu pasakyti, kad turėtų būti starter paketas. Toksai. Instrukcijų paprastų, kaip paprastai tapti frakcijos nariu. Fakcijos. Pigiai, neperkant kažkokių tai brangių dalykų, kur nueiti, kur pasidaryti. Tas startinis paketas, kuris tau padeda pigiau arba mažiausiam pastangom pajusti ir pabandyti tada, ar tai tavo, ar tai ne tavo. Tai ir buvo mano darytas žaidimas Oasis, kur buvo, tu paėmė, atsidarai savo spintą ir įsitraukiai čia tas. Ta prasme, marškinius, kažkokius džinsus, tada tam pačiam stalkeriui, paprastas stalkeris, kamufliažinė striukė, džinsai, mėlyni, netgi parašyta jau. Taktinius batus gali nešiot, negali kareiviškus kepsus, bet tokia kažkokia labai didelio ten nėra. Arba, pavyzdžiui, ta pati pusė karinė, jeigu jūs su komanda važiuojat. Jeigu tu, reklamuodamas renginį savo, paimsi ir nurodysi, kad žiūrėkit, chebra, yra startinis paketas. Žinai, kas, jeigu dalyvauju pirmą kartą, kas, jeigu nenoriu dalyvauti, bet skaitau šitą tekstą galų gale, žinai. Ir varai, tada tu prarandi ten nepajusi, kas yra tas, anas, trečias, ketvirtas. Jeigu mes jau taikomės į tą auditoriją ir žiūrim, dėl ko jis yra demonetizuojamas ir atakuojam tada, kaip aš sakau, tą marketingą. Atakuojam. Kur ir kaip, kodėl mes netaikom Legione 10 vienos gyvybės. Nors ateina žmonės ir sako, blemba, buvo gerai. Ir aš ir tikėjau, kad taip ir bus. Ir turėtų būti, žinai, ta viena gyvybė, tu pirmą kartą atrodo, kad per 15 minučių žūsi, bet kai tu patenki į tą aplinką, tu supranti, kad niekas nenori žūti po 15 minučių. Ir kad čia visiškai kita atmosfera susikūrė ir kitas adrenalinas tau teka. Bet mes nedarom dėl to, kad daug buvo netgi tokių, kurie ir žiūri Šato legendų epizodus ir viską ir tikrai norėjo važiuoti. Sako, mes pabijojom, kad vis tik viena gyvybė, mes pabijojom. Dabar nėra vienos gyvybės, gali dalyvauti. Nebuvo viena gyvybė. Buvo tai, kad tu sužeistas galėjai ateiti į Raudoną kryžių pasigydyti. Plus dar buvo tas trečias variantas, kur kažkoks mistinis dalykas, ten tas daktaras Frankensteinas, kur galėjo kažką padaryti, gal tu nebūtum tas pats personažas, bet kažkas kitas tu būtum dalyvauti. Galėjom tą daryti, mes norėjom padaryti vieną gyvybę tuo metu tiem, kas tikrai nori. Dabar, kadangi mes matom poreikį, tarkim, norim parodyti plačiai auditorijai, tai tikrai taisyklių yra daug, bet nebuvo nei vieno, kuris neišlaikytų taisyklių praeitą žaidimą.
kad išmestumėm taip dėl taisyklių nežinojimo. Nes jeigu tu paskaitėjai, tai tau viskas aišku, bet tada tu žinai, kaip elgti žaidime ir pajunti tą visą žaidimo kaifą. Ir nereikia demonizuoti, kad larpui reikia pirkti būtinai kostiumų. Galite atsidaryti spintą, pasiieškoti ir surasti. Pasiruošimas yra būtinas tam, kad pajustumėt atmosferą. Gautumėt kuo daugiau kaifo. Bet tai nereiškia, kad jūs turite investuoti daug pinigų. Kitais metais, jeigu tai yra jūsų, jūs jau investuosite daug pinigų, norėsite ten, kaip kiti perka ir mašinas, ir ko tik tai nedaro tam. Stato, kavinės stato. Čia yra kitas, jeigu, tarkim, žmogus į larpą ateina, aš vis tiek manau, kad ką galima padaryti, ta prasme, kad, pirmą kartą atvažiavai į larpą. Pasiėmė iš močiutės spintos, ten kažkokį rūbų ar iš senelę, ten kažkas ištraukė anturažą, kas atitinka tą laikotarpį, dar kažką. Aš manau vis tiek, jeigu tu pirmą kartą susirask žmogų arba atsisėsk prie laužo, kur hebra sėdi, prisitrink, paklausyk apie ką šneka, nes dažniausiai būna kalbos prie žaidimą, aš kaip pastebėjau, visi kalba apie žaidimą, mes darysim tą, o gal darysim tą, o čia tie tokie, su tais tie draugaukim, jau gali prieš patį žaidimą jau kažkokias informacijas pasirinkti pats savo, arba, pavyzdžiui, susitikti su tai žmonėm, kurie jau žaidžia ne pirmus metus, kokius 3-5 ir jau iš jų kažkokią irgi gauti informaciją, tarkim, netgi per tą patį legioną aš įtariu, kad kažkiek, tarkim, sirbai, su sirbais, ten jau esi sirbas ir su sirbais susėdęs, netgi neklausdamas tu jau gausi papildomą informaciją iš ko nors, ta prasme, iš aktyvesnio žmogaus, tai jis ateina ir tam pasako, o praeitą žaidimą mane ten taip buvo, ten taip, tai tu atsargiau čia, būk su mumis, ten eisim, ten neeisim, ten šaudysim, ginklą slėpk, kad nerastų ten kur nors palėpiai arba užsikelk ir taip toliau. Tai ta prasme, ta informacija plaukėja prieš žaidimo metu. Tai dar plus, kad žaidimas ilgai vyksta, yra tas pertraukas, vis laik gali nueiti ir paklausti kažko, jeigu tu esi naujas, kad kažko nežinai pas tą žmogų, kuris yra seniai žaidžia. Tu buvai gerai pradėjęs sakyti, aš tave nutraukiau prieš tai, kad jeigu tu kažkiek tai galvoji važiuoti, susisiek su organizatorium, susisiek su tuo, kas žaidė, kas buvo ir paklausk, kodėl jūs važiuojat, o kas bus, o kaip man daryti, o kokia yra atmosfera, žinai, ką aš gausiu galų gale, kaip anksčiau, dar ir dabar paklausiu, ką aš gausiu už ten tą 25 eurus, ne, ir rašo žmogus, tualetą gausi, košės 3 šaukštus, 250 ar 200 gramų, jeigu nieks nevalgys, ten galėsi įsipilti antrą porciją, ten gausi chronavimą, orgus, ten šatas LT gausi, registraciją. Pagrindinis dalykas žaidimo, tai kaip man visada sakau, yra ne košė, bet tas emocijos, kurias tu parsiveši. Patirtis, kurią tu išsineši iš to žaidimo ir prasipūsi galvą ir atrasi kažko naujo. Nes aš dariau tą oazis kažkada, kada pirmą dariau, tai prieš žaidimą čia gal metai ar sakiau, ta prasme, netgi sakiau, kokias emocijas gausi, nes tu ten eini, bendrauji, tu su kažkuo susipyksti, kad visa ta pokštė emocijų yra kaip realiam gyvenime. Realiai. Kuo labiau įsijauti, pirmas kartas, gali kartais ir realiai, man atrodo, gali ir įsigasti, kas vyksta ir nesuprast, kur realybė, kur ne, bet čia yra tas larpas, yra tame žavus. Čia yra ne tas larpas, čia yra kaifas larpas. Taip. Čia yra tas larpo kaifas, kai tu pridedi vos neįkelnes dėl to, kad ten kažkas sustipė, susižiūrėjo ir tu matai, kad snorkas. Kai žiūri per kamerą į savo šliuzą padarytą ir tu pamatai sublizga chimeros akis, žinai. Naikina viską. Kaip baisu, kai tikrai tau trinkšti ir lenda tas kravasosas va, per tavo stalkerį ten, kur buvo, kur pas mus buvo į mokslininkų bazę, jisai atvežtas, šakės, baisu, nes jis iššoks, jis tave suvalgys, ką tu padarysi, šviečiam, tikimės, kad ten viskas suveiks, ten dokumentuojam, bandom mokslas, ten kažką laimi, bet realiai baisu, nes o ką tu darysi? Ką tu darysi prieš jį? Tu esi įsijautęs, įsijautimas duoda. Jeigu tu sėdi ir sakai, čia durnas žaidimas, netokių žaidimų atvažiavau žaisti, tai tada niekur negaus tos emocijos ir nebus. Žaidime yra daug organizatorių iš principo. Tarkim, bent jau pas mane tai būna ir personažai, organizatoriai, ir dar kažkas, nes vėlgi yra tokia baimė, gal žaidėjam irgi, kad tipo, aš atvažiuosiu ir man kažkas nepavyks ir aš neturėsiu ką veikti, arba nepritapsiu prie hebros. Būna tokių, aišku, atveju, dar kažkas. Visą laiką galima eiti pas
organizatorius arba suborgus, tarkim, tie patys personažai priekeivis, kažkas tada ir pasakyti, vat man nesigauna, gal galit kažką palengvinti, padėti. Mes tikrai visą laiką padedam ir matom, jeigu žmogui nesiseka, duodam kažkokią spec užduotį, palengvintą užduotį, galim kažką patart, gal kažkokį bonusą duoti ir duoti tą saldainiuką, kad jums tikrai patiktų. Nes žinom, kad nereikia ten spjauti ir mesti ir dar kažką, o reikia tiesiog ateiti ir pasakyti, man nesiseka žaisti, gal galit man padėti kažkaip. Naujokas aš įtariu, kad po pirmo žaidimo gal ir antrą žaidimą jau dar yra šiek tiek naujokas, tai tam antram žaidimui irgi galima prieiti ir sakyti, gal duokit man kažką, nes man nepavyksta įsižaisti, nepavyksta kažkas tokio. Tai aš manau, kad visą laiką organizatorius yra linkęs bendradarbiauti, padėti ir parodyti tą teisingą kelią, kur galima nueiti. O galbūt dar pasiūlys kažkokį žmogų, kuriam duos, tarkim, užduotį, kad jis tave pakuruotų kažkurį laiką. Nes mes, pavyzdžiui, Stalkerį savo, kai darėm, atėjo nauji žmonės ir buvo ta sena komanda brigada ir aš sakiau brigadai iš anksto, kad bus naujų žmonių, jeigu matot, kad jisai nesigaudo, biškį pakuruokit, jam padėkit. Ir jie tą priėmė, ir jų buvo toksai, tas kaip ir personažai bedliai, ir jie stengiasi padėti žmonėm. Jeigu mato, kad jiems sunkiau, tai reiškia, automatiškai jis padeda. Kaip tu ir sakai, daug organizatorių, kiekviena pusė turi turėti savo gerą vadą ir čia tas geras vadas, organizatorius, kuratorius, kaip yra čia bet kokiam, net ir paprastam savaitgaliniam žaidimui, jeigu tu sudarysi gerą struktūrą, gerai suvadovausi, pasirūpinsi visais, ten netgi būna, žinai, kai ten koks Džonis senis vadovauja, tu ateini ir pasiskundi ten Maidenas, kad blemba, mes jau čia, žinai, 3 kartus ten buvom nusiusti saugo ten kotletukų kažkokių, tai ir sako, gerai, hebra, atėjot, pasakėt, valio, žinai, eikit pult dabar, gausit užduotį, puolimo užduotį. Vado viena iš pagrindinių užduočių yra kontroliuoti, palaikyti gerą karių moralę savo. Užtat, jeigu tau kažkas yra negerai, ar tu valgyti neturi, ar ten nori pamiegoti, ar kojas gal skauda, gal tu nori pasilikti bazėj, pasakai tiesiog. Sakai, mano bodu, tai tikrai aš neturiu, man neišeina, ten žaidimas nesiklijuoja kažkoks. Bet yra vėlgi svarbu, kad kada rašotės į pusę, man atrodo, ir jūs rašot pakankamai aiškiai, ką daryti. Ar reikės tą bazę saugoti ar ne. Nors kiek mačiau, tai nerašo. Aš manau, kad čia mūsų klaida yra šiuo momentu, o tu dabar, kai atkreipi dėmesį, galbūt mes nerašom. Larpė biški kitaip, milsimuose yra šiek tiek kitaip, kad ten yra tas užduotis irgi yra standartinės. Čia yra standartinė procedūra, kaip sakėt, tas patrulio bazė, kokia nors šiaip objekto saugojimas, čia yra standartiškai. Galbūt ar softe ten tas viskas greičiau, negu realioj kariuomeniai būtų, viskas vyksta, tas rotacija ir taip toliau. Dėl to, kad būtų dinamiškas ir įdomus žaidimas, mes nusižengė realiam, kaip realiai tam 24 valandas saugotum objektą, čia saugai, daug dievė, turbūt 4 maksimum. Jeigu mes kalbam apie milsiminius žaidimus, tikrus milsiminius ant balų, pavyzdžiui, juodasis kiras, tai ten aš sakyčiau tas, kas prilygsta Black Ops serijoms Bergeto ar Border Wars'ų, Black Ops serijai. Įsakymas, infiltracija, tu turi nužygiuoti ten kažkiek tai kilometrų, 14, 20, galbūt 12 valandų galbūt žygiuoti su pamiegojimu ir atlikti tą pilną operaciją, ką tau tie spec pajėgos Black Opsai ir vykdytų. Jeigu mes kalbame apie Legioną, mes Legioną tikrai esam sutrumpinę ir ta shiftų sistema, kur yra, kad tu 2 valandas tu vykdai užduotį, 2 valandas tu ten, tarkim, saugai, 2 valandas esi QRF, 2 valandas ilsiesi. Tu žinai, kad jeigu tu ten turi saugot kažkokį miestą, tu 2 valandas saugosi miestą. Ir tau nebus taip, kad ateis ir tau pasakys, kad vėl jūs saugokit miestą. Nes sekantis šiftas visą tą rotaciją vyksta, jūs einate į QRF. QRF'as reiškia, kad jūs stovit, yra galbūt transportas kažkoks tai, ir tave išmes į tą karštą tašką. Bet dar vienas svarbus dalykas čia yra sandboxas. Reiškia, sandboxe gali būti, kad tu gausi tiek kontakto saugodamas, kiek negausi eidamas į kažkokį žygį ten, tarkim, ar į kovinę misiją. Nes tu niekada negali nuspėti, kas įvyks po 10, po 5 minučių, nes čia yra, kad gali būti ir kontakto. Gali būti kaip tik įdomiau saugot, negu įdomiau kažkur žygiuoti. Galima pasidaryti žaidimą ir saugant bazę. Taip. Jeigu tu, pavyzdžiui, tikrini pastoviai civilius praeinančius, tu galėjęs ten kratyti, kažką pasiūlyti, gal dar kažką, arba jie tau pasiūlyti gali kažką. Ir čia jau visai kitoks žaidimas pradės. Ir tu gali padaryti tikrai įdomų žaidimą. Kur bazės saugojimas yra neįdomus, kaip ir bet kokia užduotis, kai jinai yra betikslė. Jeigu tau reikia nueiti į tašką A
ir patikrinti, ar varteliai yra užrakinti ar atrakinti, bet toliau su tais varteliais nieko nebus daroma, čia yra tiesiog ta užduotis, kad tu praeitum ir grįžtum, tai jinai yra tada betikslė, nekelia tiek daug kaifo, nes tu visada kvestionuoji save, o ką mes ten einam, o kodėl mums ten reikia eiti, o kodėl mums tai daryti reikia, kodėl mes turim rizikuoti šitoje vietoje. Ne? Tai čia bazė, kai tu saugai ir jos niekas nepuola, tai yra visiškai neįdomu. Mes treniruočio metu, tarkim, darom tokius dalykus, kad turim bazę, nevyksta ten bazės saugojimas ir kažkas tą bazę šnipinėja, turi ir surinkti kuo daugiau informacijos, ten kažką pamatyti, kažką pažiūrėti, kaip galima arčiau prislinkti. Ir tai yra kaifas iš visų pusių, iš vienos pusės, nes tu bandai prislinkti, bet kažkas tai saugo tą bazę ir žino, kad kažkas bando prislinkti ir jie eina, ir jie žiūri, ir jie bando identifikuoti tuos, kas yra, bet irgi tu neini ten, tarkim, arčiau ir tu žinai, kodėl neini arčiau, nes jeigu eisi arčiau, lysi į tą kontaktą, įvyks tau kontaktas, susišaudimas, tu bereikalo šaudysis, per tą laiką iš kitos pusės chebra pribėgs, nušaus ten likusius kitus ir surinks visą informaciją ir dar išneš galbūt kažką. Sandboxe, tai va, tu ir nežinai, tau eina civiliai, ar jie geri civiliai, ar jie blogi, ar jie sako tiesą, ar jie sako netiesą, jie tau pasakė kažkur, tai tu važiuoji ten kažką turi rasti, bet ar tu rasi ten aukso puodą, ar tu ten rasi pasalą. Tu nežinai, kaip teisingai prieiti tada, kaip išsiaiškinti, ar tai yra tiesa. LARP irgi yra saugojimo, yra to bazių saugojimo, tarkim, aišku, nėra gal tokia antiek plačiai, nes dažniausiai visi užsidaro bazės duris ir jas laiko ten, kad 2 žmonės gali realiai apsaugoti. Bet kas dar LARP'e būna, kad man kas patinka, iš karto patyrę žaidėjai atsiveža dar savo kažką. Savo užduotis, tarkim, sukūrė, pastatė ne tik lokaciją, o jie atsivežė dar, nežinau, susikalė barą, pasistatė, realiai kažkoks didžėjus atvažiavo, išleido muziką ir va jau tau vakarėlis. Atsispausdino plakatus, tą ir tą valandą toj bazėje vakarėlis rinkitės, kas iš neutralių pusių, kas norit ateikit pas mus bus vakarėlis. Tai LARP'e dažnai ir dabar beveik kiekvienam žaidime žmonės yra tie, kurie jau vežasi kažką. Taip pat kaip aš ir jums sakau, atvažiuokit kaip mokslininkai, jūs ten jau su manta, jau žiūri, X-logas, ten jau krauna pusę mašinos, iškraudinėja. 2 žmonės, 2 mašinos, nes ir tai ne viską pavyksta pasiimti. Mes buvom pirmieji, kurie atsivežėm duris. Į stalkerį tenais įsidėjom ir ten buvo kaip čia, tai galima buvo ten. Šliuzus darėm, kad reikia padaryti kažką tai įdomesnio, mokslininkai turi būti šliuzas, kad kol vienos durys neužsidarė, kitos durys neatsidaro ir tada ten dūmai eina, priklausomai gali, jeigu chimerai bėgo, iškart spaudė ten nuodingas dujas, kad išnaikintų tenais visus, jeigu kažkas negeras bando įsilaužti. Ten kitiems šiaip tai išvalai dezinfekuoja nuo tos, nes radiaciją reikia išvalyti. Jeigu jie jau kažkas tai praėjo ir ten dūmai, pavyzdžiui, pasibaigė mūsų ir negalėjom išleisti dūmų, tai įsileidžiam, tada jau dedamės kvėpavimo sistemos, tikrinam, ar jis ten neužkrato kokio neįneša tenais arba pranešimas. Tame irgi yra tas visas kaifas. Čia aišku, mes nereikalaujam to iš naujo žaidėjo, čia gal jau pačių žaidėjų iniciatyva čia gaunasi, nes jie patys jau vežasi ir mato, kad reikia to. Sutinku su tavim šitoje vietoje 100 milijonų procentų. Geriausia pirmą kartą važiuojant prisiplakti prie kažkokių senių veteranų. Parodykit, praveskit mus, kaip, kas yra geriausia šitam žaidime. Ir kaip jis yra žaidžiamas ir kaip kas. Ir tada jūs būsit toj grupiai, kuris su labai geru ten, tarkim, anturažu, kuri ten 10 metų turi pasidariusi anturažą visokį ir tas ir durys, ir didžėjaus pultus kažkokius, tai ir dar kažką tai. Bet jūs jau neatrodysit tokie vargšeliai, stovėdami su savo paprastesnė apranga. Žinai, arba jie perleis kažką, paskolins, padės jums greitai įsisukti. Jie greičiau jūs įsuks į visą tą atmosferą, į sūkurį, greitai pajusite tai, kas yra kaifas. Kai 235 buvo, mes gavom tokią rolę, kur buvo jau, žinai, likutis. Nebuvom tiesiog sūkuriai, buvom kitur ir patys nelabai žinojom, ką reikia daryti, kažkur nepriėmė, kažkur su kažko susipykom žaidybiškai, žiūrėjom kitaip į pasaulį negu jie ir tai buvo sunku surasti tą savo poziciją. Jeigu mes būtumėm kažkur tai kažkokiam būry, būtumėm praėję, būtumėm pamatę, būtumėm sudalyvauję kažkokios susitikimuose, jau kažkur tai būtų daug įdomiau. Todėl eikit, klauskit
ir sudalyvaukit vieną kartą. Buvo komandų, didelių komandų, kurios po šiai dienai žaidžia, veteranų visokių, kurie atėjo, sudalyvavo legione, paskui sako, mes ilgai svarstėm, nusprendėm, kad mums labai patiko, daugiau nebedalyvausim, ačiū. Viskas ir valio. Ne, iš tikrųjų net nereikia tikėtis, kad ten tau per metus, per 3, gal tu iš vis nieko ir nepasidarysi, gal nieko neturėsi, bet gal automatiškai tau pačiam tiesiog užeis azartas, vat, aš padarysiu ten va tokį dalyką ir vat, parašai organizatoriai, aš noriu padaryti va tą, atsivežti kažkokius, gal net savo kažkokius asmeninius daiktus kaip personažą, juos išmėtyti po poligoną ir netgi duoti kitiems žmonėms ieškoti ir pačiam ieškoti. Siūlyti visada galima. Taip, bet jeigu mes kalbam apie tą žmogų, kuris bijo demonų, larpo demonų bijo, žinai, tai šitoj vietoj reikia užbrėžti labai aišku brūkšnį, didelį šauktuką pakabinti. Yra faina pasiruošti ir nueiti ekstramylę, bet tam, kad tu suprastum, kaip yra faina, kaip mes visada ir legione sakydavom, legione tik sakydavom, eik į tą legiono pusę, nes ten bus adiutantas, vadas, kuris iš karto tau bus pasakyta, ką daryti ir tu pamatysi ten kaip sukasi žaidimas, kaip verda. Ir jau kitais, dažniausiai taip ir būdavo, atvažiuodavo, jau kitais metais ką aš darysiu, kitais metais aš darysiu taip, kitais metais aš darysiu taip, jau iš karto gimsta mintis, ką jie darys. Tai jūs tiesiog bent jau pabandykit, susiraskit, sukontaktuokit, įsiliekit į tą pusę, kad pasižiūrėtumėt ir galėtumėt kompetitingai pasakyti, buvau tokiam žaidime, nepatiko. Pabandyti, reiškia, reikia 2 pusės. Ne, aš netgi sakyčiau, pabandyti keli žaidimus reikia. Nes yra, kai tu atsidarai ir ten fantastiko, yra žmonės, kuriems nepatinka fantastika, visą laiką buvo. Ir jis demonizuojamas. Būtent larpas anksčiau ir buvo tas, kad larpas tai yra fantastika. Snorkai, ten stalkeriai, jeigu man nepatinka, yra žmonės, kuriems labai patinka ta atmosfera, yra žmonės, kuriems nepatinka ta atmosfera. Stalkeris ten labai jau tą didelę turi savo tą planetą, kaip sakoma, tą visą pasaulį uždarą tą ir ten galima daryti, daug ką prisigalvoti, daug ką daryti. Aišku, sakau, gal kaip naujokas reikia irgi pasižiūrėti, kaip mes... Aš kažkada išsigandau eiti į laisvuosius stalkeris, nuėjau į grupiruotę, kitų kelių pasakau, galbūt ir kitaip būčiau nuėjęs dabar, jeigu pradėčiau žaisti iš naujo, gal būčiau ir ėjęs už tos laisvuosius stalkeris pasižaisti, bet vėlgi ten irgi yra savo niuansai, gal buvo per mažai informacijos, gal dar. Šiais laikais pilna. Aš žinau žmonių, kurie atėjo į visą larpą, į stalkerį dėl to, kad norėjo būti laisvaisiais stalkeriais. Ir nėrė iš karto su labai geru anturažu, nes jie tiksliai žinojo, kaip jie nori atrodyti, ką jie nori daryti, kokių emocijų jie nori pasisemti. Jeigu mes kalbam apie tos žmonės, kuriuos demonizuoja, bijo tų demonų larpo, tai čia visada galite nueiti į grupuotę ir tiesiog vidury žaidimo, jeigu išvažiuosit, ten tarkim, jeigu jau tikrai bus blogai, bet geriausia būkite iki galo. Nes kaip aš sakau, legiono žaidimas jūs atvažiuosit, išvažiuodami sakysit, daugiau niekada nevažiuosit, nesąmonė kažkokie, tai ir bus viskas blogai, grįšit, pasakosit ten draugiai ar žmonai ir pats nustepsit, kiek visko daug įvyko. Ir po savaitės kokios susitikęs su Hebra jau sakysit, kitais metais mes darysime tai. Mūsų organizacinė komanda darė su Airsoft Punksais 2 žaidimus praeitais metais, tai buvo Extractionas, buvo visiškai eksperimentas, kaip iš vis pavyks larpą padaryti sekmadienio žaidimo tipo laikas, tarkim, 8 valandas ir per tą laiką. Tai buvo užduotis, buvo personažai, įdėjom personažus, privertėm žaidėjus, kurie niekad to nedarė, bendrauti su personažais, vesti dėrybas ir taip toliau. Ir tas pasiteisino, nes nauji žmonės, kurie to neragavo, jiems labai patiko. Ir nori dar toliau bandyti ir tęsti. Aš įtariu, kad jie galvoja, ar važiuoti ten į legioną ar dar kažką, tikrai važiuokit, bandykit žaisti, tikrai įdomu. Visas tas pasaulis, visa ta pati situacija ir kaip ir sakiau kažkada, kad larpas yra susideda iš situacijų žaidimas. Skirtingos situacijos, skirtingai turi elgtis, skirtingai gali įsisukti. Daug įvairių epizodų, tiek legendų, tiek Svaraus šato formate mes šnekam apie paklodės, kokios būdavo paklodės, po žaidimų rašydavo paklodės, dabar nebeliko tų paklodžių. Ir tos paklodės yra. Ir jos atsiranda Facebook'e, jos atsiranda Discord'e tenais, tarkim, po tam tikrų žaidimų. Nėra tų emocijų.
tau paprastas tas žaidimas nekelia tų emocijų, nes po paprastų savaitgalinių žaidimų būdavo labai retai tos irgi paklodės. Ten buvo vienas žaidimas, kur Simpsono tuometinė A-Team komanda parašė, gal pats ir Simpsonas ten tą rašė, gaila neišlikęs yra tas atsiliepimas, irgi televizija, kur buvo atvažiavusi 70 ten žmonių, mane padarė narkobaronu ir mes garbinom Albabachą ir ten išėjo toks mini ypatingas žaidimukas, ten visi sustojo garbė Albabachui, atsimenu, kaip kardo rinktinė prie mūsų prisijungė ir ten mes visi garbė Albabachui, tai sėdi, sako, jūs rimtai čia toj plantacijai savo besaugodami apsinešė, žinai, nuo to, bet ir patys jau užėjau kažkaip nepatogu stovėti, jų ten 10, mūsų čia 40, mes visi garbė Albabachui ir jie po biškį jau reikia, žinai, kad nemuštų mūsų tas Albabachas, reikia irgi pasigarbinti. Ir tada jie parašė, nes yra apie ką rašyti. Paprastą pašaudimą tenais, aš bėgau, nušoviau, lipau laiptais, šoviau. Nėra. Bet galima jau ir pažiūrėti internete tą paprastą pasišaudimą. Puikiausi video padaryti. Va. Tu pasišaudimo taip, tu gali pasižiūrėti, bet tu pabandyk aprašyti jį. Tai... Aš bėgau, šoviau, pataikiau, čia kamera man išsijungė, biškį nusipirksiu ten tą, užbėgau už kalniuko, tada bėgau tenais ir mane nušojo, tada einu toliau, užlipau per dobytę, peršokau per kalniuką, užkliuvau už šakytės, nukritau biškį, nusilenkė mano GoPro. Aš to nepastebėjau. Garsas atsijungė. Pabandyk aprašyti ir neįdomu yra skaityti. Visiškai. Tas paklodės rašymas yra tai, kad tu turi tiek emocijų, kad tau reikia jas dabar išleisti kažkokias. Tu skraidai. Aš po Kubos skraidžiau 2 savaitės turbūt. Tos situacijos taip ir kūrėsi. Pas mus, pas organizatorių galvoj, nusibrėžė kažkie 3 variacijos, kaip tai gali vykti, ir po to jau žaidėjai gal net 4 ir 5 ten variacijos. Atranda kažkokią kitą kelią, apie kurį tu nepagalvoji. Ir kuo skiriasi geras sandboxas nuo blogo sandboxo, kad jeigu žaidėjai nuėjo keliu 6, kai tu 5 turėjai, ir tegul eina. Taip. Jeigu sakai, stop, grįžtam atgal, dabar atsukam visą laiką, nieko šito nebuvo, jūs nieko nematėt, tada labai gadina atmosferą. Ten nuėjau, dabar tavo kaip orgo problema, ką darom toliau. Atbėga organizatorius ir pradėjo rėkti, oi, čia taip negalėjo būti, dabar visi grįžkite savo vietas. Buvo tokie žaidimai, nesakysim kokie, bet buvo tokie variantai. Buvo, tai labai dažnai Kariauk LT būdavo tie, o kodėl jūs surinkot šitas dėžės? Radom dėžės ir atnešėm. Tai jums ne šitas dėžės reikėjo surinkti, jums reikėjo ten medinės dėžės surinkti kažkokias, tai žinai, okay. Mes šnekėjom apie ypatingus renginius. Taip. Ypatingi renginiai, kaip aš pagalvojau, yra tie renginiai, kurie yra viskas kitas negu skirmišas. Jeigu jis yra larpinis, jis yra ypatingas. Jeigu jis yra milsiminis, jis yra ypatingas. Jeigu jis yra vorsiminis, jis yra ypatingas. Visi kiti, tai yra skirmišas. Kas yra milsimas? Tai yra procedūros, tai yra karinis gyvenimas, kario gyvenimas, militaristikos atkartojimas. Vykdom kažkokią tai militaristinę rolę, profesiją. Vykdom. Kas yra larpas? Larpas yra kažkokia tai aplinka, kur gyvena kažkokie personažai. Personažai, kurie gyvena, norit pabandyti larpą, rašot organizatoriui, skaitot taisyklės, patinka, nežinau, parašot kolegom, kurie buvo arba nebuvo, arba ieškot kažkokių naujų draugų, bet vis laik organizatoriui galite parašyti, paklausti, kas bus ir ko tikėtis, tikrai atrašom. O gal net ir kažkokią nuorodą duosim, kur jau yra filmuota medžiaga. Yra Legionas malonus. Yra Legiono ne vienas video ir neblogas yra video. Legiono aprašyme yra sudėta Stalkerių, yra pilna. Mūsų kanalas prasidėjo nuo Stalkerio video, kur aš padariau turbūt pirmąjį lietuvišką šatasvidžio vlogą iš Pripetės, iš zonos, kaip aš mokslininkas keliavau tenai, taip ekspromtu išėjo ir grįžęs per 2 valandas aš sumontau. Ir išsiunčiau tuo metu. Ir tai buvo mano paklodė, tos emocijos ir sako, muzika netinka į atmosferą, bet man tokia ir atmosfera buvo. Grinai tą muziką aš tą taip ir įsivaizdavau. Šitą ir tą remixas taip įėjo, man viskas taip sugulė, ten yra mano paklodė.
ten yra mano tos emocijos, ką tu gali gauti iš to žaidimo, kur aš važiavau nieko nesitikėdamas. Ir demonų ten nėra, nieks nesikandžia. Demonų nėra. Ir tikrai visi priema ir naujokus pasitinka įskėstom rankom. Arba ne. Ar labai retas atvejis, kad ne, Tada naujokai po kitą žaidimą paima, padaro savo frakciją, organizatoriai susiderinę ir turi... Arba ateina pas organizatorius, ir sako, tada išskirdžia visus tuos atkeršyje. Jo, gali ir būti ir taip. Arba kokią kiaulę pakišt tam tikram momentą pasigavę ir sukurt dar įdomesnį žaidimą, negu mes planavom pradžiai. Bosas, ne, kur yra kažkiek larpų. Kaip jį pavadinti? Aš galėjau pasakyti, kai aš ten dalyvau, dabar kai manęs ten nėra, labai sunku. Labai sunku. Nesmė, tai nėra larpinis žaidimas. Ne. Tai yra skirmišas su larpų elementais. Taip. Žaidimas, kuriame yra kažkokia ligoninė, prekeivis, kažkoks tai karalius vienas, ten tarkim personažas, kuris ir yra ten. Jisai yra žaidimas su larpų elementu. Tai yra larpų elementas. Parduotuvė kažkokia, tai larpų elementas, kuris yra vienas larpų elementas, bet žaidimo bazė yra skirmišas. Taip. Santa Klauso žaidime, Private Santa, tai yra aktorius. Nes jis neturi nei tikslų, nei nieko, jis važiuoja, jis gražus elementas. Tai yra anturažas. Tai nėra larperis, tai nėra NPC, tai nėra larpo elementas. Koks yra žaidimas, kai tu turi paprastą pastrėluškę, bet turi kažkiek ribojamą amuniciją, kažkiek galbūt didesnės erdvės. Mediko taisyklė. Mediko kažkokia tai sudėtingesnė ten ta taisyklė. Tai yra skirmišas su milsimo elementais. Ką reiškia, kai žaidime yra 60% milsimo, 40% larpo? Tai čia turbūt jau į link varsimo gal labiau tada. Tarkim, varsimas, bet ką tai reiškia? Aš vis dar neįsivaizduoju, kaip jis skaičiuoja, tai, bet kažkaip jis skaičiuoja. Aš sugalvojau. Tai pagal žaidėjų kiekį, kas kažkokią pusę registruojasi? Tu negali pasverti žaidimo laiko, kad 40% laiko tau bus ten larpas, 40% tau bus milsimas. Arba tu larpini, arba tu milsimini. Nes jeigu tu milsimini larpiniai aplinkoj, larpiniam settingė, tai yra varsimas, grand milsim elektra. 95% milsimas, 5% diplomatija. Tai aš taip prisivaizduočiau, kad 5% žaidėjų, jeigu ten 100 susirinko, 5 žaidėjai iš 100 bus larperiai, kurie žais už diplomatus ir vykdys kažkokias diplomatinės užduotis. Bet tai ne faktas. Bet aš taip įsivaizduočiau, nes visa kita tai yra larpo elementai, nes varsimas, jeigu tu paimsi varsimą, kaip aš įsivaizduoju, tai va ten yra kažkiek procentų larpo, kažkiek procentų milsimo. Milsiminės vakancijos, kurios yra kovinės, larpinės irgi nereiškia, kad jos negali būti kovinės. Bet man atrodo vis tiek tas procentas, prašymas procento toksai tricky dalykas, žinai. O galbūt pas tave pusė kariškių sakys, mes einam pusę žmonių larpinti, tada jau bus 70 larpo. Aš vis dėlto galvoju, kad reikėtų vengti procentų. Jeigu mes kalbam apie ypatingus žaidimus ir kas yra larpas, tu negali pavadinti larpų kopos. Pikšt-pokšto daryto, nes ten visiškai nebuvo larpas. Ten buvo skirmišas. Žaidimo tipas buvo skirmišas su kažkokia tai elementais, su kopos elementais, kur labai nori vadinti tactical dėjai, ten tarkim milsimų, /war, dabar varsimų naudoja, žinai, ten tą principą, bet tai ten tikrai nebus nei larpo, nei nieko, ten tos nebus sudaryta konflikto zona kažkokia. Tai yra skirmišas lygiai tas pats, tik tai su milsimo elementais, orientuotas į milsimą. Kai ten sako, kad yra prekeivis kažkoks, tai ir tai yra milsimų ir larpo. Tai nėra larpo, tai yra larpo elementas. Larpo elementas. Taip kaip mes darėm su Airsoft Punksais, tik pas mus tų buvo elementų 4 taškai. 4 taškai, tie žmonės tarp jų. Bet žaidimų stilius, nes Stalkeris, pavyzdžiui, tai yra 100% larpas. Taip. Su milsimo elementais ten jau, su visais, bet bazinis dalykas, tu negali sakyti, kad tai skirmišas yra. Ne. Bet gali būti ir buvo bandymai Stalkerio daryti kaip skirmišo, su larpo elementais. Buvo žaidimas, kada
organizatoriai pasakė, mes tiesiog norim pasišaudyti su aprangom, bet vis tiek gavosi tai, kad žaidėjai atvažiavo tie, kurie nori larpinti. Bet tikslas buvo, žinai, va tas skirmišas, jeigu Taip. tu sakytum, su Grubiai larpo taip. elementais. Taip. Bet jeigu tikrasis stalkeris, jis yra larpas. Milsybė, jeigu jeigu bus to larpo atsisakyti, tai tiesiog padaryti skirmišį milsybę, aš neįsivaizduoju, kaip tai atrodytų, bet vis tiek tas larpas įdeda tą prieskonį tokį. Tarkim, vėlgi, tas pats sužeistas karys, kuris vaidina savo, kad jį sužeidė, nes tarkim, skirmišį tai tiesiog stovi ir ranką pakėlęs ir ten taip. O čia tu šauki pagalbą, ten kvieti tą patį mediką, ten ryša tave, jisai šaukia, kad jam skauda, ar dar kažką. Tas visas larpas įeina ir jis padaro tą tokį, įdeda tą prieskonį. Į bet kurį žaidimą realiai, jis prieskonį įdeda. Aš to nevadinu larp. Tai, kad tu atžaidė Sužeista. sužeistą, tai nesukuria personažą. Tai nesukuria personažą, bet sukuria atmosferą. Nes ta prasme, kai Taip, tu... taip, bet tu neturi personažų, štai tai nėra larpas. Bet tai yra jau Vaidyba. pradžia eiti larpą. Kodėl? Taip. Tai yra labai jau arti dėl to, kad tu jau pradedi žaidinėti, nes gal tu ten spec opsas, bet tave sužeidė, ten tu atžaidė. Tu labiau įsijauti į savo personažą. Tavo personažui ten, tarkim, skaudėtų šitoj vietoj, tu ten nebėgtum, tu tikrai šliaužtum, ten bandytum iš tos ugnies, nešaudykit, prašau, čia man skauda, man ten tas, o ne taip, kad stovi ir hebra, nešaudam, čia sužeisti. Jeigu tu matai, kad kaifuoji nuo to, kad žmonės rėkauja ir taip toliau, ir tu pats jau pradedi rėkauti ir atžaidinėti dar kažką ir dar toliau, ir gal po to vadui sakai, kad man čia koja skauda, gal duokit lengvesnę užduotį, čia jau gaunasi, jau kuo toliau to einam į tą larpą. Ir kaip sakau, jeigu niekas to nedarytų, tai būtų labai nuobodus žaidimas. Taip, visiškai teisingai. Nes tu kuri atmosferą, tu duodi savo, tu duodi kitiem, čia kaip sako į balių, tu turi atsinešti savo ir savo draugui. Suneštinis tada išeina balius, nes tu atsineši kažką, kitas atsineši kažką. Čia, kai tu važiuoji į larpą, tu atsiveži, kad savo misijas galėtum įvykdyti ir kad kitiem būtų kažko tai daug. Ir kas man patinka larpiniuose žaidimuose, ką gerai Lietuvoje, kas yra pagauta, rimti larperiai, jie visada stengiasi maksimumui įgyvendinti visą tą anturažą, kad kaip įmanoma emocijos būtų geresnės. Ir tas Lietuvoje, kai aš pirmą kartą dalyvavau larpe ir kai tu išeini ir tu matai, kad snorkas yra snorkas, tau nekyla klausimų. Tau labiau kyla klausimų, ar tu ten netikras snorkas, ar tikrai tenai larperis yra. Tu patenki, pabūni toje atmosferoje. Kartais pasijuokia rimti kariai, ten kai mes rašom, kad stengiamės pritemti legione atmosferą iki ten adaptuota, bet maksimaliai pritemta prie realių situacijų ir ten pasijuokia, kaip jūs čia galite pritemti ir kaip panašiai. Ir kai sudalyvauja tikri legionieriai, kurie ten yra ir operacijose buvę misijose kažkokiose legiono ir ten išeina, žinai, ir kai tau atėjo ir sako, žinai, taip viskas realiai. Tikrai negalite savęs vadinti tikrų šatasvininkų, jeigu nenuvažiavote į ypatingą žaidimą, jeigu neparagavote airsoftinio larpo ir neskubėkite mesti šatasvidžio nenuvažiavę. Ir kitas dalykas, nebijokite tikrai važiuoti, skaitykite informaciją, kurią duoda organizatorius, susisiekite su organizatorium ir sužinosite, ta prasme, padės jums įsitraukti į visą žaidimą, į atmosferą. Surasti savo vietą, nebūsit toks vienas laukia karys. Postscriptum galiu pasakyti. Visi tie big game'ai, jie būdavo nekomerciniai ir jie yra nekomerciniai. Ir didelė dalis organizatorių, kuriuos mes dabar turim naujus, kurie organizuoja ten tos paprastus pastriluškės, kurie tikrai yra komerciškai sėkmingi ir viskas su tuo yra gerai, faina, mes džiaugiamės ir kurkitės ir nauji, atraskit naujus plotus. Bet jeigu tu nori padaryti rimtą kažkokį tai žaidimą, jis kainuoja daug ir dažniausiai jis tau neatsipirks. Nors atrodo ir kainos didesnės, ten kažkokios tai ir tų žmonių susirenka galbūt kažkiek daugiau ir biudžetas ten koks išeina 10 000, ten koks nors, bet tu paėmė ir pažiūri, kad tau tualetai 1000, ten kokį maitinimą padarėjai 2000, senais gerais laikais organizuodavo komandos
nes būdavo kaip ir garbės reikalas parodyti komandos subrendimo statusas, va toks, va, kad jau mes galim padaryti žaidimą ir kažką duoti bendruomeniai. Sekantis etapas. Ir darydavom, ne vieni. Tai jeigu norit padaryti žaidimą, kaip ir Shadowsai, mes žinojom, kad vieni nedarysim, mes ėjom pas Kariauk LT ir gavom visą platformą, gavom ir transportą, gavom ir poligoną, gavom ten anturažą kažkokių dėžių, žinai, kurių mums reikėjo, mes rašėm ir gavom patarimų, ko nedaryti, ką daryti, kaip pašlifuoti daugiau tokio dalyko. Tai irgi, jeigu turit jūsų komandą, jau manot, kad subrendo iki tokio lygio, kad reikia padaryti žaidimą, kad nėra įdomių žaidimų, kodėl ne? Kreipkitės į organizatorius, prašykit įvairios pagalbos, ar tai būtų poligonas, ar tai būtų patarimai, ką daryti, ko nedaryti. Didžiausia problema, kad žmonės nevažiuoja ypatingus renginius. 2, 3, jūs 2 žaidimus atšaukit. 2. Jūs 2 žaidimus atšaukit, Bastardai atšaukė, ne? Alfa. Va, 3 ypatingi, faini renginiai yra atšaukti šiais metais, tikrai. Ir Bastardų taisyklės fainas buvo, ir Oaziso daug kas laukia. Norėjo. Bet nieks neįsirgistavo. Tai čia jau kita problema, ką mes apšnekėjom pačioje pradžioje. Bet renginiai atšaukinėjami, tai nebijokit, žinai, važiuoti, tiesiog parodykit, kad jūs gerbėt organizacijos. Man irgi, žinau, skambino, pavyzdžiui, Lapė paskambino, mes čia galvojame ir viską, dar nesiregistruoja. Užsiregistruokit, nes yra žmonių, tada matai, kad tau morališkai yra, kad žmonės tikrai nori, kad reikia tą daryti. Ir apsimoka dirbti. Tai užsiregistruoti. Dėkui už dėmesį visiems, tai tikrai važiuokit. Einame į reklaminę pauzę. Jo, einame į reklaminę po metų.